Tai Aš, Vita. aš supratau, kad viskas gerai, viskas tam pasisekė. Jo, Kaip... normaliai viskas labai gerai, bet noriu Balsas jau. pasidalinti. Ne, nu kaip aš antibiotikus geriu, viskas tvarkoja. Vakar buvo labai jau blogai. Atvirai šnekant, vakar tokia sunki diena buvo. Aš pusę keturių kėliausi, Nu jo, skrydis, bemiegamas. skrydis į Londoną, žinai, po to ten tie visi, aš visai užmiršau tų Londono kaifus, tuos visus, žinai, traukiniai, metro, visą tai reiškia, nu, Vargina žiauriai. ant aukštakulnių, karočią, nu, paskiau ten 11, pradžia pirma buvo, o mes atvažiavom 11, ten tos repeticijos visos, žinai, viskas, žinai, ten sėdėjom, laukiam, pavargom ten belau, nu, toks, žinai, po to veiksmas prasidėjo, biškai pasidalinsiu naujienom, nu, noriu pasidalinti viskuo, šiaip jau, žinai, iš tikrųjų galiu pasakyti taip, merginos, visiems sakau, ir kas klauso, ir kas neklauso, kol nėra šį čia va dabar. Mes esame ant tiek teisingam kelyje. Aš 22 metus sėdžiu tinkliniam marketinge. Patikėkit manim. Čia vadinasi tinklinis, bet jisai nu visiškai kitos kartos. Netinklo šiandien. Čia Tikrai. Aš Ne, galiu. jisai veikia kaip tinklinis binaras, viskas tvarkoja su juo, suprantat, tu Jo, neišvengsi to. aš net ir skaičiau, kad jie ir patys vadino, kad tinklinis. Jo, bet jisai yra Tai, visiškai kitos kartos. tai Ten vat, galima. žmonės mėgsta, žinote, kaip žmonės mėgsta perpavadinti, kad marketingas būtų, žinai, maždaug, kad privilioti, žinai, kaip yra. Maždaug ateik, dirb pas mane, žinai. Nu, vat Laima, prisimink, kaip tave į Monatai viliojo. Kaip tau papasakoju. Nu, kaip mane ten vilioja, nu, kaip aš, nu, kaip pasakyti. Nu, aš tiesiog atėjau ir pasakiau savo iš karto, ką aš darysiu, ko ne, bet nu, vis tiek, nu, kaip ir, jo, ir ten paskiau, kaip sakau, va dabar aš kaip tik dar kalbėjau su Jurgita ne per seniausiai, va, Ai, kalbėsi? prieš Mhm. 2 dienas. Na, aišku, čia O, šnekėsim, tai, nu, tik tai aš sugrįšiu prie tos temos, čia jau, žinai, nu, kaip liečia mūsų abi mhm. ten. Tai Jo. jinai manęs klausė, o kodėl tu pasirinkai būtent čia, o su manim ten neėjai? Mhm. Sakau, čia labai daug privalumų. O kokių jinai? Ir jinai labai labai domėjosi, na aš tik tai pasakysiu. Na, aišku. Ir sako, man labai įdomu, kas tavo sponsorė. Nu, Mhm. sako, taigi tu žinai, sako, kam tu klausi, žinai. Nu, aš taip ir maniau, nu tai va, taip, nu taip, žinai. Tai va, O tai kas priviliojo, tai manęs iš vis net neviliojo. Aš tik sakau, aš galiu pabandyti, bet aš nieko nežadu. Nes aš ten mhm. nemačiau, nes ten nario mokestis buvo. Turėjai pirkti tik tais beveik komplektais. Mhm. Supranti, ten darydavo tas nuolaidas, bet kažkaip tai, kaip tarsi užsideda, bet tarsi nuolaida kažkaip. Sakau, ir man netitiko, nu, mano profesijai produktai visiškai netitiko. Nu jo, supratau, Mažas ačiū Laima. pasirinkimas. Nu, Na, tai va, jo. gerai, ačiū Laimutė. Vilma, kaip tu Neolife atsiradai? Neolife tai per produktus. Mane tiesiog pasiūlė vitaminų, aš prieš tai ambiai buvau naudojus. Atvažiavau į Mhm. Angliją, čia moterį tokią sutikau, anglų kalbos kursuose ir jinai man pasiūlė vitaminų pirmiausia. Mhm. Bet tai sako, nori pigiau, tai vat 45 svarai sutartis. A, Tai vis vat, tiek reikia mokėti, ne? jo, tai aš pasirašiau tą sutartį, tai tipo 20% pigiau pirksies. Mhm. Paskui jau atsirado ir metinis mokestis, nu ten jau visokių tokių niuansų. Supratau. Ir paskui, Ir kai tada jau, įsikinkėjai tą ratą, taip ir jo, ir nuvažiavai. paskui jau tada turi pirkti 150 taškų, kad nemokamas atvežimas. Jeigu Mhm. nori gauti bonusus, turi į mėnesį vis tiek užsakytų 100 taškų. Ten, nu, savas ten irgi toksai. Supratau. Nu. Gerai. Agne, laba diena. Matau, jūs pasijungot. Ar matysim veidą jūsų, ar jums nepatogu dabar įrodyti savęs? Eglė puošia. Eglė puošia, tai gerai. Tai gali parodyti, kaip puošia. Tai gal atsiras, nes nors pamatyti žmogų išgirst kažką tai. Tai va. Agne, ar girdit mus? Negirdi, gal bėgioja kur nors. Nu, Niekad lik gerai. šiol. Gal. Vienu žodžiu, tai aš tada pradėsiu, gerai. Jo. Visų pirma, noriu visoms pasakyti beprotišką ačiū. Jeigu ne jūs visos, manęs ten nebūtų. Pradėkim nuo to. Tai kad, aišku, mano užsispyrimas, mano ten tas, žinai, toksai ėjimas daug ką davė, bet jeigu jūs irgi nepatikėtumėt ir neteitumėt, nieko ir nebūtų. Dėl to aš esu, vat, lenkiu galvą. Dar kartą. Nuo scenos lenkiau galvą visiems. Suprantate,
Gyvenimas yra tokia štuka. Sunkiausia mūsų darbe yra, kad žmogus patikėtų, kad tai yra kaifas ir kad tai yra gerai. Jūs ką tik apie tai šnekėjote. Pagalvosiu, 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 ne? Nes čia yra pati sunkiausia dalis. Yra, kad žmogus patikėtų, ne? Kad galbūt pabandytų arba užsinorėtų užsidirbti pinigų. Žinokit, labą dieną, Vagnė, dabar jau matau jūs. Labai Jo. smagu. Tai va, oi, kokia gražia eglė, super. Tai va, suprantat, kaip yra. Visi nori užsidirbti pinigų, be išimties. Ir, nu, meskit į mane tapkę, jeigu tai yra netiesa. Nu, visi ateina tam, kad užsidirbti pinigus. Jie užmiršta pakeliui, ko jie ateina, tie žmonės. Įsigivradę gilintis į produktus, paskęsta produktų reiškia. Aš gal padarysiu, išjungkit garsus, va, man, tarp kitko, aš pagalvoju, kad aš jums visus užmūtinsiu, kad kažkas po to klausys. Va, vos savęs neužmūtinau. Tai va, visi ateina tam, kad užsidirbti pinigų tą tinklinį marketingą, ne? O paskui arba paskęsta produktuose viena dalis yra, reiškia, ir pradeda labai aktyviai juos, reiškia, pardavinėti. Arba, reiškia, nusivilia labai greitai, kadangi labai daug kartų girdi žodžius ne. Tai vad, kad negirdėti žodžių ne ir kad tavim pradėtų domėtis, reikia būti socialiam. Arba internete, jeigu jūs esate toksai, ne? Ir pateikti save ne kaip, vat, kad tu parduodi. Tiesiog, kad tu egzistuoji tokia, kad tu naudojasi tą elektroninę parduotuvę ir kad tu ją turi. Pats geriausias būdas, kaip ir sakiau, taip visą laiką sakysiu, iš karto instaliuoti apą žmogų užregistravus, kadangi tai veikia 100%. Ir parodyti visas funkcijas. Kaip, ką, kur, kada. Čia yra pats geriausias dalykas. Mes susėdėjome, mane atėjo palaikyti Regina. Ačiū labai Reginai, kad neatėjo. Aš galiu pasakyti, mes sėdėjom pilnoj saliai, kurioje buvo ant šios rankos plaštokos, galima bus suskaičiuoti, kiek baltų žmonių buvo. Visa kita plotą užėmė Azija. Tai reiškia, kad pas mus yra labai daug kur ką daryti ir labai daug yra galimybių. Žiauriai daug galimybių. Lietuviškai šnekantis, rusiškai šnekantis, lenkiškai šnekantis. Rumūnų kažkodėl sakė geriau neliesti, nes jie hitri yra. Nežinau, kodėl. Nežinau, taip yra. Tai va, aš dabar biškai pasidalinsiu su jumis video, aš tokį sumatavau mažą, trumpą, kad jūs pajaustumėte tą energiją iš tikrųjų, kokia ten buvo. Po to aš pasidalinsiu iš tikrųjų naujovėmis ir pasidalinsiu strategiją, kaip mes judėsim gruodžio mėnesį. Tinka? Jeigu kažkas turit kažkokių klausimų, junkitės garsą ir sakykite prieš tai, kai aš čia paleidžiu viską. Jeigu viskas tvarkoj, nykščius dėkite. Tinka? 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 Laima tinka? Taip, viskas gerai. Super. Ačiū. Gerai. Tai vat pakaifuokit taip, kaip kaifavau aš ir Regina. Aš padariau tokį mažiuką. To palaukit čia nuo pačio galo. Garsas yra? Mergaitės, ar yra garsas? Parašykit, prašau. Arba pasakykit, kas nors įjungusi. Tavo tai girdisi, o filmuko kol kas, matau, nepaleistas, tai gal nesigirdi. O prieš tai nebuvo? Dabar Ne. Ne? Nesigirdi? Ne, ne. Ok, toj reikia aiškintis, kaip čia nais padaryti share. Tik tai skrynas. Toj. Stop, to iš naujo pasišėrinsiu. Share. Share sound yra dar toks dalykas. Optimizavo video sharingą. Va. Dabar pabandom. Gerai. Girdisi? Taip, taip. Nu tai pakaifuokit ir jūs. 물건 하나 만드는
것도 전 세계에서 제일 좋게 전 세계 사람들이 다 쓸 수밖에 없는 그런 제품을 만드는 거예요. 제품 하나를 개발하더라도 정말 철저하게 품질을 최고로 가격은 최저화시키고 메타밀리네 토마케팅 역사를 새로 쓰겠다. 사람은요 말이 앞서가야 돼요. 임페리얼 마스터 최고 직급에 가게 되면은 축하금으로 10억을 주겠다. 그 위에 임페리얼 마스터 사장단이 되면 10억을 현금으로 드리겠습니다. 임페리얼 마스터가 되면은 10억 원을 드린다. 10억 원을 성금 축하금으로 드리겠습니다. 소리를 질렀어요. 10억씩을 지게차로 떠주겠다고 하는 게 그게 뻥이에요? 아니에요. 실현이 되잖아요. 제가 초창기에 정말 아무것도 없는데 여러분 임페리얼이 되면 10억을 지게차로 떠주겠습니다. 말하는 대로 이루어지는 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 생각하고 말하고 선언하고 여러분의 말에 따라 가지고 여러분의 삶이 결정이 된다. 그러니까 여러분들 지금부터는 어떻게 하냐면 애터미는 성공할 수밖에 없다. 나도 성공할 수밖에 없다. 이 말을 계속 하란 말이에요. 여러분의 혀가 어떤 방향으로 움직이느냐 하는 것이 여러분의 성공 여부를 결정한다 하는 것입니다. 오로지 혓바닥이 어디만 향해야 되냐면 성공을 향해서 계속 부러지기만 하란 말이에요. Nu va, stop sharingas, vėl grįžtu atgal. Ir visos, dabar junkitės visos garsą. Šnekėsim dabar, truputį šnekėsim. Taip, visos. Gaila, kad mes nesuprantam nieko, kas ten, ką jis Bet- taip emocionaliai. Taip. Buvo Bet emocijų daug buvo. Man tai didžiausias įspūdis tas kalnas pinigų su ten ta- $1 milijonas dolerių, grinais aš nežinau, kur jį reikės dėti visoms, neįsivaizduoju. Mane kažkada vienas žmogus paklausė, kam tau tiek pinigų daug? Sakau, viešpatie, kaip tai kam? Sakau, dalysiu. Duosiu tiems, kam reikia. Nu, tiek daug pinigų iš tikrųjų nereikia, bet jeigu yra galimybė uždirbti, kodėlgi ne. Aš kodėl parodžiau šitą filmuką? Suprantate, čia yra mūsų vadas. Aš noriu trumpai papasakoti, nežinau, ar jūs skaitėte jo istoriją, ar kas skaitėte jo istoriją, kas žinot, kaip jisai, kodėl jis sukūrė, ko, nežinau, kas. Aš Labai tik trumpai. truputį Čia įkūrėjas žinau. Atomi. Jo, čia yra, aš niekaip neištyriu iki šiol jo pavardės, aš jį Puku vadinu, žinai, nu, reikia išmokti, bet nu, man Mangionas labai ilgai gavosi, kol aš išmokau jį. Jo, ten tos pavardės tokios. Vienu žodžiu, jisai žmogus mirė jau, pas jį labai blogai buvo su sveikata, jisai per bažnyčią jam suaukojo, kadangi kažkada hemochimas kainavo $700 vienas įpakavimas. Daug nemažai. Taip, hemochimas kainavo $700. Dabar jisai yra padarytas taip, kad būtų prieinamas visiems, žinai, ir žmonės vis tiek sako, kad jisai, tipo, žinai, brangus. Tai va, žinai, tai jisai pasibuvo vėžys, vienu žodžiu, man atrodo, kepenų, jisai išgyjo. Jis pilnai išgyjo, jam suaukojo daug tų dėžių, ir jisai davė žodį, kad visiems žmonėms, kurie neturi pinigų, turi turėti galimybę uždirbti pinigus ir pasveikti. Kai šitą žodį, reiškia, įžadų šitos davė Dievui, jis labai tikintis yra žmogus, jeigu jis pasveiks, ne, jisai tai padarys viską, kad taip ir būtų. Nu, vat, ir gavosi tokia imperija, atvirai šnekant, ne? Tai va, tai čia yra vieno žmogaus istorija, kuris sukūrė imperiją. Šitas verslas kitoks vien tik dėl to, kad visiškai nesvarbu, kiek jums metų. Visiškai nesvarbu, kurioj pozicijoje jūs esate, ar kaip ten ta Diana Otisonė, ar kaip Mungijomas, ar kaip Daina, ar kaip Regina, Laima, Agnė, Vilma, Daiva. Ir vat Vita klausau už nugaros, kažkur skrenda dabar iš Lietuvos, žodžiu, žinai. Tai va, visiškai neturi reikšmės. Šito biznio esmė yra, ten matėt, vertimai buvo angliški, jūs gal nespėjot perskaityti jums, aš jums atsiųsiu visoms, pasiskaitykit sustabdžiusius. Viso šito biznio esmė yra liežuvis jūsų. Liežuvis. Visi pinigai yra liežuvyje, viso biznio ateimas yra liežuvis. Aš jums pasakysiu taip, kai aš pradėjau dėti ant savo sienės visą informaciją, kai aš pasidariau atvira absoliučiai visiems, kai pradėjau viską dėti absoliučiai.
Išlindo žmonės, visi pradėjo mane stebėti. Pradėjo stebėti tie žmonės, kurie nuo manęs pasitraukė, tie žmonės, kurie visą laiką galvoja, nu, lapuškė vėl kažko čia užsiėmė, vienu žodžiu, žinot, nu, taigi čia normalu tinklinis marketingas, visi jo nekenčia, bet visiems įdomu, žinai, kaip yra, čia, nu, standartas. Tai va, ir jie visi stebi, ir aš matau, kad jie kiekvieną story mano žiūri, ir žmonės patys ateina, registruojasi jau patys žmonės, suprantate? Viso į biznio esmė. Tu tampi šios kompanijos atstovu. Alio, taip, Agne, kažką sakėt? Ne, nesakiau. Nesakėt, ne? Jo. Klausau. Jo. Mes visiškai kitaip turim save reprezentuoti. Mes nedarom pardavimų. Mums nereikia daryti taip, kaip daro Michi, FM-as, MVėjus, tas pats Monatas. Monatas, po to Vilma. Vos Norvestas nepavadinau. Kaipgi jisai, užmiršau. Neolife. Neolaifas, jo. Neolaifas. Ta prasme, jų visas marketingas pastatytas ant pardavimų. Jie įtraukia tave į tokią privalomos, reiškia, plano mėnesinio kertelio. Nepadarei, nenusipirkai, nu tai ne visi daleiskim. Dabar dauguma nuskinas tą patį daro, dauguma nueina nuo to, kad daryti mėnesinę, reiškia, apyvartą, žinai, tipo maždaug kiek padarysite, bet vis tiek viskas eina per pardavimas, skatinami pardavimai, supranti. Šitoj kompanijai irgi yra, reiškia, yra akcijos, bet tai traktuojama taip, kaip galimybė įsigyti. Šiaip viskas eina per lojalumą ir per galimybę apsiprekinti normaliai parduotuvėje kaip Amazonas ir eBay'uje. Išmokim šnekėti, kad tai yra standartinė normali parduotuvė. Su galimybė UK, mes visos, ir kitko, visos iš UK, atkreipkite dėmesį. Kažkodėl tai Lietuva nebeklauso mūsų. Nežinau kodėl, pavargo Lietuva. Tai va. Ir vienu žodžiu, tai yra visos galimybės. UK turi galimybę ateidži molą. Tai mes esam labai laimingi, vat pas nerytoj ateis iš ateidži molo tenais mano želiniai obaliukai. Labai rekomenduoju. Aš išbandžiau juos, jie veikia 100%, kas liečia svorį. Jie nuima nuo kepenų ir nuo pilvo viskas. Čia po to. Tai va, viena dalis. Būkit matomi, šnekėkit apie tai. Ir nepardavinėkit, o tiesiog šnekėkit. Naudoju kaifas faina. Dantų šepetukas. Nori padovanosiu? Nu, nusipirkit tos dantų šepetukus. Jie kainuoja ten 36 svaras, nežinau, 4 ar 5 dėžės pas mane iki šiol. Pas net aš visą laiką guli kaukės ir dantų šepetuką. Netgi jeigu žmogus negrįž, jisai užsidės tą kaukę, jis pakaifuos. Nebijokit, kad jis nueis pas kitus žmonės. Ateis kiti žmonės. Ateis tie, kurie jums reikalingi. Ir žinot, viso šito verslo esmė yra, Regina, kaip tu išvertei tą frazę? Tarnauti kam reikia? Prisimeni? Tarnauti nuolankiai. Tarnauti nuolankiai. Šitas biznis paremtas yra labai tikėjimu, nuolankia tarnystė, jisai labai yra artimas, ten labai daug yra tikinčių žmonių. Tai yra įvairios tikėjimo kultūros, tai yra ir budizmas, ir krikščionybė, ir musulmonizmas. Ten, musulmonų dar nemačiau ten, tarp kitko. Aš mačiau tik azijatus, nežinau, koks pas juos budizmas, greičiausiai, turbūt aš taip įsivaizduoju. Tai va, ir jie visi labai tikintis ir jie labai vieni kitiems padedantis. Tai reiškia, kad mes nors ir esam skirtingose lygiuose ir galbūt skirtingose šakose, ne, išmokime mylėti vieni kitus, dalintis informaciją nuo pat pradžių ir dėkime tai savo žmonėms nuo pat pradžių, kad mes nesam atskiri, mes esam bendra visuma. Aš galiu pasakyti paprastą pavyzdį. Šį sales masterį, jeigu ne visiškai kita šaka Linos Vingraitės centro, ne, man padėjo išsikapstyti, man po milijoną iš abiejų pusių suorganizavo. Aš nebūčiau padarius. Tai buvo tokio susivienimo jėga, kad aš jums nemoku papasakoti. Visiškai nepažįstamų žmonių. Visiškai nepažįstamų žmonių. Absoliučiai nepažįstamų žmonių. Aš niekados nebuvau tokioje kompanijoje. Tai ne fanatizmas, tai yra labai toksai gražus. Dianą paimkime. Nu, matėt, kas Diana, nežinau, ar visi matėte. Jinai labai tokia nuoširdi, jinai paprasta, atvira.
tikinti, vėlgi, ane? Protestantai. Latvijai protestantai, man atrodo. Jo. Tos netikėjimas neturi reikšmės. Tai va, labai prašau išmokti nuo pat pradžių gerbti vieni kitus, mylėti vieni kitus ir atviriems vieni kitiems būti. Ta prasme, kuo mes daugiau dalinsimės, tuo mes daugiau gausime. Gausos dėsnis niekas neatsakė dar jo. Tai va. Aš nuo savęs norėčiau dar, Jo. jeigu galima, daug kas nenori to tikėjimo, čia prie tų sektų vis kažkur kažką ženyje ir visa kita, bet iš tikrųjų aš asmeniškai galvoju, kad tikėjimas ir ta religija, buvimas šalia ir to visko skleidimas, tos žinios duoda tam tikrą vis tiek atspalvį kompanijai. Ir nesukomercintas, o tas vis tiek ta aplinka, ta aura, vat, kaip ir buvom vakar šitam renginį, labai, labai šilti žmonės, visi šypsosi, ten buvo per pertraukėlę ir ta mankšta, ir vienu žodžiu visi mojavosi, turi tą tokį kitokį atspalvį, nekomercinį. Jo, ten ir pavyzdžiui, kai netgi renginys baigėsi ir aš priekį sėdėjau kaip vypas, pasigirsiu. Tai va, ir reiškia prieidinėjo ten tie azijatai ir jie taip nuoširdžiai, jie lietėsi prie manęs, jie taip, net suprantat, kaip jie taip mane lietė, norėjo prisiliesti prie mano sėkmės, aš tai jaučiau, žinai, ir jie sakė, mes labai džiaugiamės, kad jums taip viskas gerai ir pasisekė. Žinokit, labai geras jausmas, figienai, visiškai svetimi žmonės. Tai nėra taip, kad reiškia iš po dilbų žiūri į tave, žinai. Nors, vat, kampe sėdėjo lenkaitės, šonais. Vat, bendra mūsų kultūra, Kultūra jo, visai kitokia. kita kultūra, vat, suprantate. Taip pat aš dėl to labai noriu iš karto perduoti tą, nežinau, kaip čia gausis, nežinote, norisi gerai, gaunasi kaip visada, bet noriu, kad mes esam pradžia, aš kaip ir pradžia gavausi viso šito, labai norėčiau, kad mes išmoktume draugauti, bendrauti, dalintis, neslėpti, nesiskaldyti dėl kažkokių nesusipratimų. Jeigu kažkokie nesusipratimai, iš karto išmokime šnekėti tiesiai šviesiai. Man tai nepatinka, aš nežinau, kodėl taip yra, bet sakau, man tai nepatinka. Ir šnekamės apie tai. Taigi viskas galima išspręsti, ne liežuvio pagalba. Taip kaip ir visiems papasakau. Tai va. Ką aš gavau tapus Sales Masteriu? Sales Masteriu tapusi aš gavau premiją, išmoką, tai yra 287 svarai, kaip ir nėra daug. Aš per tą 15 dienų užsidirbau plus 600 svarų nuo žingsnių. Tai prasme, žingsniai pastojo užsidarinėjo, ne? Va, aš gavau dovanų Chemochimo dėžę, man atsiūs. Man davė tik tai palaikyti ten tą gražų surištą tokį, reiškia, muliažą, padaryti nuotrauką jo. Man atsiūs, vienu žodžiu. Jo, Chemochimas, Fame rinkinys ir Evening Care setas, ne? Aš gavau labai gražų sertifikatą, kad aš esu Sales Masteris. Aš gavau galimybę apdovanojimą užlipti ant scenos. Manęs paklausė, ar aš noriu šnekėti. Aš pagalvojau, kad reikia šnekėti, ko čia dabar. Jo, tai aš rėžiau kalbą, man padarė nuotraukas, vienu žodžiu. Aš buvau pagerbta, aš sėdėjau priekį, aš turėjau vipinę vietą, atsivežiau kortelę vipinę, išsitraukiau, vienu žodžiu. Supratau, kad mes turim beprotiškai daug galimybių, kadangi salėje sėdėjome tik tai mes 2 Sales Masteriai. Ir viskas. Paskelbti apdovanoti, man atrodo, buvo 5. 5? 5. Ir jie visi buvo azijatai. Ir aš irgi asmeniškai nuo savęs galiu pridėti, buvo šokas, kai pamačiau salės auditoriją, kas sėdi salėje. Tai susižvalgiam taip mes su Daina. Laukas neartas. Neartas laukas. Mūsų galimybės, wow. Tik reikia sudėlioti žingsnius ir varyti. Jo, tai va, kaip baltos varnos mes ten buvom. Diana iš vis ten buvo milžinė, kadangi jos ūgis aukštas ir ten jinai ir scenos, kai užlipo, žinai, tai ten buvo va taip, žinai.
Jo. Ir aš pasirodau aukšta, nors aš skaičiau save ne aukštų žmogumi, reiškia, suprantate, kaip yra. Tai va, tai ką aš gavau. Ką aš gavau dar, aš gavau pirmą laiptelį ir aš esu sales masteris, aš dabar galiu siekti deimanto, ane? Ką reiškia deimantas? Deimantas tai reiškia, kad aš turiu užsiugdyti vienoje pusėje ir kitoje pusėje po 2 sales masterius, ane? Tai va čia toksai lengvas marketingas, ane, kad susiprastume. Man atrodo, tai yra pats geriausias dalykas, kai tu paaiškini, paprastai žodžiais, ne tom lentelėm visom. Ane? Tai nereiškia, kad tai mano užauginti tie sales masteriai ir aš turėjau juos surasti, tos žmonės, kurie kaip petardo šoko irgi nusprendė dirbti ir užsidirbti pinigus. Tai gali būti žmonių atvesti žmonės. Jūs supraskite šito viso biznio esmę. Jūs gali būt nelabai iškalbingi, bet jūs tai darote, ane? O kažkur tai kažkas atsiveda ten petardas, nes aš irgi ten pas kažką tai, žinokit, ten virš manęs tai liūnas toksai, žinokite. Nes, man niekas nepadeda, aš va ten viena, žinokit, dabar esu. Man tik tai padeda mano Dana, ane? O šiaip visi kiti sėdi ir ten maitinasi manimi. Taip yra šitoj struktūroje, suprantat, kaip yra. Taip atsitinka. Tai kad visiškai neturi reikšmės, kas ten pas jūs, reiškia, gali būti, kad ateis žmogus 3., 4. linijoje, kuris atsives kažką tai tokio, kuris pakels jūs taip, kad jūs nespėsit bėgti. Šito biznio esmė yra, kad pagal Mungioną, patys sunkiausias laikotarpis yra tie 300 000. Kai ne pirmą kartą, tai tu ten, žinai, sunkiai padarai, bet kai tu jį turi pakartoti ir kai tu padaryti turi auto sales masterį. Kas tas yra auto sales masterį? Tai yra sekanti ir mano, žingsnis. Kodėl aš jums pasakau, nes aš noriu, kad jūs visi tą patį praeitumėte. Visi be išimties. Nes tai yra pinigai. O ką reiškia auto sales masteris? Auto sales masteris tai reiškia, kad tu per metus laiko 12 mėnesių iš eilės, kas mėnesį uždarai auto sales masterį. Tai reiškia, kad pas tai vienoje pusėje 2,5 milijono ir kitoje pusėje 2,5. Tai ateina per struktūrą. Tiesiog, aš jums galiu pasakyti taip, elementariai dirbi, registruoji, rodai, dirbi, registruoji, rodai ir nesupranti, kada tai įvyksta. Jeigu tai darai pastoviai. Šitam biznėje negali išeiti parūkyti iš vagono. Čia kaip traukinys, žinote. Sėdi vagonė, žiūri pro langą, viskas rieda. Išlipai peronę parūkyti, o traukinys kaip važiavo, taip nuvažiavo. Tu labai ilgai vysies, kol jį pasivysi ir dar paskiau turėsi daug daryti veiksmų, kad atsinaujintų. Nėra čia nais taip. Čia yra darbas. Jeigu norit rezultato, yra darbas. Taip jau yra šitame versle. Niekur nuo to nedingsi. Tai va, auto sales masteris, ane? Toliau deimantas. Deimantas, kai atsiranda pas tai vienoje pusėje 2 sales masteriai ir kitoje pusėje 2 sales masteriai per pusę mėnesio. Ta prasme, tai yra pusę mėnesio tarpas, visą laiką 15 dienų, kai tu turi galimybę pasitvirtinti tuos visus rangus, ane? Jeigu kyla klausimų, iš karto klauskite garsiai, nes, čia labai svarbus momentai. Visiems aišku? Auto sales, aš grįžtu prie auto. Auto tai yra 2,5 milijono ir kitoj pusėje 2,5 milijono. Mažiausiai kojų turi būti 2,5 milijono jo. Per mėnesį. Taip. Per mėnesį. Ne, per pusę mėnesį. Per 15 dienų. Ne, per mėnesį. Ne. Per 15 dienų. Ne, per pusę mėnesio 12 kartų. Tu turi patvirtinti. 12 kartų ar 24? 12 kartų, aš nesakiau žodžio 24. Tai aš klausiu, nes kadangi... Aš pasitikslinsiu dėl pusės ar mėnesio, nes pavyzdžiui, semi-masterį. Nes kai tu pasitvirtini semi-masterį, tai paskui kaupi visą mėnesį tą 1,5 milijono. Aš pasitikslinsiu, gerai, kad jūsų nesuparinčiau. Gerai? Ar per pusę mėnesio, ar jį kas pusę mėnesio reikia pakartoti? Nuo 1 iki 15, ar nuo 1 iki 30. Aš kaip atsimenu, kaip man tu aiškinai, tai nuo 2 savaitėm, nuo 1 iki 15. Ne, mes nekam čia apie rangas, o yra dar auto sales masteris, tai reiškia auto sales masteris, kai pas tave gaunasi, tu pastoviai savo rangą 12 kartų patvirtini per metus laiko. Čia biški kitas, dar kitas. Kiekvieną mėnesį pakartoji. Jo, bet man atrodo per mėnesį netgi. Ar vieną kartą per mėnesį pakartot?
Nu, vat aš pasidomėsiu, gerai, nenoriu kalbėti. Kaip jis tiksliai, auto ar Automatinis sales masteris, vienu žodžiu. Jo, jisai yra. Mūsų tikslas yra, kad pas mus atsitiktų, kad mūsų binarinis žingsnis užsidarinėtų automatiškai kiekvieną naktį. Suprantat, kaip yra? Čia yra tikslas. Tai reiškia, kad kiekvieną naktį užsidarytų tas, va, pavyzdžiui, 300 000, 37, 50. Kiekvieną naktį ir užsidarinėtų. Tai va, 30... Gerai, tai tada va, tas klausimas. Taip. O tai čia priklauso nuo pirkėjų, ne nuo pačioj, kiek kas kaip pirks. Nuo pirkėjų, nuo tavo žmonių, kas pas tave atėjo. Pavyzdžiui, Laima, pas tave dabar šiuo metu yra vien pirkėja, ne? Bet jeigu pas tave atsiras, kad ir ta pati Jurgita, daleiskime, ne, žmogus, kuris nori daryti verslą. Nu, va, toksai žmogus kaip Jurgita, nes tiesiog mes ją pažįstame, ne, kartu. Tai daleiskim visai iš kažkur tai. Jinai pradės daryti verslą, pas tave dar greičiau pradės viskas judėti, supranti? Tas pats, kaip, pavyzdžiui, aš atsirašiau pas tave, supranti? Tu tai versle, kaip sakant, nelabai tu kosmetologas labiau esi, tu mokaisi to verslo dabar, ne, viską aiškinėsi, ne, o staiga pas tave paima ir atsiranda tokia Daina. Ir jinai eina ir šuoliuoja, ir tau tave ir kelia, supranti. Dėl to labai nuoširdžiai rekomenduoju, atkreipkite dėmesį į žmonės iš kitų tinklinių marketingų. Krūva žmonių nuobodžiauja kitose tinkliniuose marketinguose ir krūva žmonių tenais laikosi vien tik dėl to, kad iš įpročio. Taip kaip Vilma laikėtės iš įpročio, ne? Jo. Nesumeluosiu, tikrai, nu taip yra, ne? Toks užburtas ratas pelės. Ir viskas. Jo, nežinau tiesą pasakius, kaip Agnė, ar buvot kažkada kokiam tinkliniam marketingė ar nebuvote? Buvo. Buvo, ne? Buvo. Kaip Daiva irgi kažkada tai neužsisukė, nu, tu užsisukė kaip pelė ir sukiesi. Aš buvau ir ne vienam tinkliniam marketinge. Pirmas mano pats buvo Mary Kay, po Mary Kay Monat 7 metus, tada po Monat Tropic, paskiau Neolife'as, Fitline'as, dabar Atomy. Nu, supratau. Ir kaip kol kas Atomy? Pats geriausias. Taip, kiek kompanijų išbandžiau, man dabar Atomy, bet kai nuo Monato perėjau į Tropic, irgi labai patiko Tropic produktai. Nu, biškį atsilaisvinai turbūt, ne? Biškį kitaip. O kaip Fitline'as? Fitline šiaip man patinka, bet kad per brangu, nes Fitline tas autošipas yra, tenais turi įsigyti startinį, tai eina kokteiliai Power, tas rytinis ir paskiau Restorator. Nu, tai kainų santykis. Nu, aš pažiūrėjau, dabar kaip įsiregistravau į Atomy ir tuos vitaminus, ką aš geriu Fitline Power kokteilį, aš atradau tą Food kažkaip. Tas pats kokteilis, tik kad skiriasi kompanijos. Ir paskiau Restorator sudėtį irgi radau Atomy, tai jau susakiau, laukiu. O ne, kuri? Agne, dalinkitės iš karto su visais. Aš turiu klausimą. Man panašu į tą, kur tabletės iš korėjiečių slyp, nes Restorator'as irgi tu jį geri prieš miegą, ten jo tie magnis, ten kasės mikroelementai, tai va korėjiečių tam tinklapį tą pasėmiau slyp. O Power kokteilį, kuris atitinka? S-Food. S-Food, kokteiliai, kur mažins svorį? Ne, S-Food tokie kaip ten želė ar skystis. Aš dabar neturiu kito telefono. Aš įeisiu, pasižiūrėsiu. Gerai. Nu, matot, kiek informacijos žmonės domisi. Nes aš irgi vartojau šituos Fitline, bet man irgi jie per brangu. Nu, ir man nepatiko tas autošipas. Mane dabar jau baiginėsi kokteilė, kai aš prisiregistravau Atomy. Mes čia su Daiva sėdėjom ir aš dariau tą kancelingą ir man rodė error. Tai va šiandien šiaip netaip nukancelinau autošipą, panaikinau. Taip sudėtingai. Man tai normaliai, aš autošipą gan lengvai pasinaikinau. Bet šiaip, nežinau, Gerai, paliekam kitas kompanijas. Dabar žinai, kaip yra. Merginos turiu klausimą dar. Nes Vilmute. Tuos visus marketingus visokius. Ar buvo merginos pas ką nors būtent toksai marketingo planas, kaip Atomy yra? Kažkurioje tai dar kompanijai. Man neteko. Monatas irgi eina to šakos, ten kaip priregistruoja tuos market partner ir paskiau jie kyla nuo market partner į manager market, paskiau eina builder, tai irgi tas įsišakojimas. Bet tai panaši sistema kaip čia, ar skiriasi?
Truputį skiriasi, manatė yra sunkiau, nes vis tiek reikia įsigyti tą startinį paketą. Aš kai prisiregistravau, tai 200, dabar nežinau, gal sumažėjau. Ir man labai nepatiko, kaip VIP klientus registruoja, tas flagshifas būdavo. Ir neperkelia tau automatiškai siunčia produktus, bet dabar tai mačiau, kad jau flagshipą galima ištrinti, jau VIP klientai gali jų neturėti. Nes čia man tai labai tokia priimtina ta sistema visų tų bonusų skaičiavimo, nes aš ir Amvei dar esu buvusi ir FM, jo, ten truputį, bet tokios sistemos nemačiau dar aš kaip Tai čia. va, aš jums dar irgi dadėsiu, kuo skiriasi šita sistema. Šita sistema skiriasi tuo, kad nenusinulina taškai, jie kaupiamai turi efektą. Jo. Tai nežinau, kaip Agnė pas jūs Monatė, bet man atrodo, tu per mėnesį turi kaupti. Monatę turėdavai išlaikyti, vis tiek turėdavai priregistruoti to, kad tu išliktai tam range, kurį esi pasiekęs. Matai, kaip yra. Vis tiek yra privaloma kažkas. Privalomas, jo, vadinasi prievarta. Visi tinkliniai marketingai turi prievartos elementų, visi absoliučiai. Atomi neturi jokios prievartos elementus, atkreipkite dėmesį. Jūs galite iš vis gyventi tik tai iš binarinių taškų. Binarinio žingsnio uždarimo, Jėzus Marija, atsiprašau. Ir statusas nenusinulina. Ir statusas nenusinulina, vieną kartą statusą asmeninė apyvarta, asmeninė apyvarta irgi nenusinulina. Jo, niekas nenusinulina. Dėl to, suprantat, kas yra, tu gali ramiai savo tempų pasiekti tai, ką tu nori. Kiekvienas gali, pradėkime nuo to, kiekvienas gali pasiekti imperialą. Absoliučiai kiekvienas, ane? Kokį tempą pasirinksi, ar tą ilgesnį variantą per 10 metų, čia jauniems labai aktualu, ne? Jeigu nori greičiau, vadinasi, kaip aš turiu, aš daviau savo 3 metus imperialo, aš nežinau, ar aš pasieksiu, aš nesakau niekada, bet aš labai noriu, kad mano čekis būtų tarp 30 ir 50 tūkstančių kas mėnesį. Tai aš skaitau, kad per 3 metus aš tai pasieksiu. Tai yra Royal Master pozicija. Ane? Tai, kad suprastume, tai yra Sales Master, tai yra Deimantas, ane? 2 Sales Masteriai, po to yra Sharon Rožė, tai yra 2 ir 2 Deimantai, nes reiškia auga, ane? Ir Royal Master, tai yra 2 ir 2 Sharon Rožės, ane? Diana pas mus Sharon Rožė šiuo metu yra. Viskas yra įmanoma Jungtinėje karalystėje, kadangi visiškai tuščia rinka. Ir labai lengvas marketingas, labai. Bet, yra viena sąlyga, reikia daryti, nieko nepabėgsi nuo to. Viskas darimo būtų daroma. Tai va, gruodžio mėnesį, dabar taip, ką aš noriu pasakyti dar, ką aš sužinojau tenais kompanijoje, o po to mes pašnekėsime apie mūsų planus. Čia aš pasidalinau, čia ne į tą pusę. Čia, kad mane pasveikino, čia, man įteikė sertifikatą labai gražų. Ir čia tos dovanos muležinės labai juokingos buvo ir gėlių puokštė, kurią aš palikau pas Reginą. Reginai palikau. Tai va, kokie yra 2026 metų planai? Aš specialiai biškai pasididinau, kad pamatytumėt. Pradėkime nuo naujų produktai. Tai yra atsiras čia pirmas ketvirtis, 3 mėnesiai, ane? Atsiras nonis sultis buteliuose. Atsiras iš Azos, iš Atidži Molo ateis Rūt šampūnai šitie Vitalai, ne? Jie yra beprotiškai geri, jie nerealūs yra šitie šampūnai, jie atstato plauką, dieve. Bus geležys, bus akių liuteinas, ne? GSGS, tai činais arba kažkokie tai keptuvės, arba kažkokie puodai, vienu žodžiu, iš tos serijos kažkas ateis. Ir dar daug, ko mes dar nežinom, bet vienu žodžiu, dar ateis daug produktų, ne? Vienu žodžiu, bus daug seminarų, jie keliaus po šalį labai stipriai, sausį, aš kažkur skaidrėje turiu, dabar nepasiruošiau jos. Irgi stop šerikas. Sausį jie keliaus į Birmingemą, Manchesterį, Aš pasidariau nuotrauką, galiu pažiūrėti. Pasakyk man datas. Ir miestas, ir ten kok. Kol suras, vienu žodžiu, sausio mėnesį. Tai aš keliausiu visur. Labai didelis akcentas, Daiva, bus ir su Agnė šalia vieno kito. Jūs gyvenate? Birmingeme 14, Coventry. Sausis naujų metai čia. Jo, po naujų metų.
Birmingemas 14, Coventris 15, Peterboras 21, Mančesteris 22 ir Londonas 24. Kaip cover? Coventry. Coventry, net nežinau, kur čia yra. Kelintą Nu, aš dieną? pirmą kartą girdžiu tą miestą tokį. 15. Bet Tai va, visas kitas surašė, ne? jo. Tai va, ką siūlau? Siūlau aplink tas datas dirbti su žmonėmis tose vietovėse. Žmonės atėję į renginį, kaip taisyklė, viskas su jais tvarkoja yra po renginių. Pajaučia viską, jie tam paragauja, pasičiupinėja, būna produktų lentynos, ne? Tai yra mokami renginiai, aišku, ten bus 5-7 svarai, nežinau, kiek jie ten bus, bet bus kažkokie tai produktų mėginukai. Aišku, labai būtų gerai, kad žmogus užsiregistruotų, nes pasirodo, yra tokia tendencija vagia tų žmonės Atomy kompanija. Kaip ir visose. Kai turbūt, žinai, bet, nu, kažkaip taip yra vienu žodžiu. Tai va, tai čia sausio mėnuo. Vasario pradžioj atskrenda Diana ir mes vėl darysime turą. Ir kovo gale pas mus atskrenda Mungionas iš naujo. Ir vėl bus turas per visų. Aš jam pažadėjau, kad pas mus žalias bus. Aš labai noriu, kad iki pavasario pas mane atsirastų sales masteriai. Aš noriu, kad jūs užaugtumėt, aš noriu, kad jūs uždirbtumėt pinigų. Dabar apie semimasterius. Bloga naujiena yra ta, kad pasirodo, Mungiomas mokino 300 000, tai jisai kalbėjo tai būtent apie sistemos didinimą visą. Ir jeigu atsimenate, aš anksčiau išsakiau, kad yra Europos sistema, schema, ne, ir yra, reiškia, ta korėjietiška schema, ne. Semimasteris tai yra, kai tu surenki 1,5 milijono vienoj pusėje ir 1,5 milijono kitoj pusėje, ne. Bet turi būti asmeninė apyvarta 700 000. Tai čia vat bloga naujiena. Jeigu dar jūs esat pasiryžę tam semimasteriui ir jūs matysiu, kad dirbat ir judat ir Diana tą patį pasakė, padėsim surinkti tuos asmenės, kaip ir su tais 300 000 padėjom, ne? Nesgi padėjom visoms. Tai padėsime ir su tais 700 000. Čia nėra taip problema didelė, ne? Nes nuo 1 gruodžio aš bandysiu vėl patvirtinti semimasterį, jūs sales masterį, jūs semimasterį, Diana, Sharon Rožė, vienu žodžiu, visi vėl bandys kažką tai pakelti. Ne? Nes labai geras laikas, tai yra kalėdinės dovanos ir visa kita. Tai va, tai kas dar galvojate eiti į semimasterį, labai noriu, kad parašytumėt man asmeninę žinutę, sukursiu atskirą grupę, paaiškinsiu kodėl. Labai gera strategija yra daryti užsakymus, kad vienodai užsidarinėtų pas visus žingsnius ir dėti užsakymus taip per žmonės, kad visi pasimaitintų taškais. Ar šita vieta aiški visiems, ką aš šneku? Nu, tai. Nes, aišku, ne? Nes suprantate, kaip yra... Jeigu aš, pavyzdžiui, dabar Regina darys užsakymą savo pirmam žmogui apatiniam, tai niekas negaus nieko. Bet jeigu Regina darys į apačią, tai visi pasimaitins, ne? Nu, ta prasme, visą šoką pasimaitins. Tai va, labai svarbu sinchronizuotai daryti tos didelius užsakymus, ypatingai kas liečia didelius užsakymus, kad maksimaliai visi užsidarytų tuos binarinius žingsnius ir gautų tuos pinigus. Dėl to darysiu atskirą grupę, į kurią mes dėsime ryte ir vakare kopijas, kas pas ką ofise darosi. Kad suprast pas ką kokia situacija. Nes aš tai nematau jūsų ofise. Aš tai išmokau, kai ėjau į sales masterius, ryte ir vakare. Ir tu matai, kas vyksta. Supranti visą eilutę. Ryte dėl to, kad dar turi pusę dienos, o 3 dieną jau nusinulina, ne? Jau kitą dieną pareina. 3 valandą. 3 valandą, jo. Tai va. Dėl to labai prašau, parašykit man asmenę žinutę, kas nori bandyti tą semimasterį pasidaryti. Tai yra 15 dienų nuo gruodžio 1, jau rytoj galite, jau galite šiandieną. Tarp kitko, šiandien yra
jau nusinulino man, aš šį mėnesį, šį vat antrą periodą pasidariau semi-masterį, man gavosi ir man viskas jau nusinulino ir, ir vienu žodžiu, ir jeigu kažkas tai dar nusprendė šiandien daryti pirkimą, darykite jau rytojaus data. Žinotgi, kad pas mus yra galimybė, ne? Galinė data, į priekį data, ne? Va, tai dėsit savo į krepšelį visą šitą. Nu, asmeniškai. Tai yra naudinga, nes aš, pavyzdžiui, planuoju dabar darytis nonis sultis užsakymą. Taip. Nes, nu, geros tos sultis špyga taukota, negalim mes, atsiprašau, su vyru be jų jau gyventi, nes, nu, labai jau jos geros. Tai aš galiu paklausti, tai žiūrėk dabar tas, Daina, Aha. semi-masteriui nuo 1 iki 15 gruodžio, tai mums reikia surinkti po kiek, po 1,5 milijono ar po... 1,5 milijonas, 1,500,000. Tai pagrindinės tos šakos, ne, jau ten varysiu aš, kaip sakant, pagalba bus jums didžiulė, jums reikia susikoncentruoti į savo tas vidinės šakas labai stipriai. Tai reiškia, pavyzdžiui, esamiem žmonėm galbūt verta kažkaip tai priminti, kad tai yra geros dovanėlės kalėdų. Nežinau, turim šiaip išmąstyti visos, kaip mes tai darysime. Tai yra labai svarbu, nes kalėdos artėja, dovanų metas irgi artėja, žinai, kaip sakant. Kažką norėjai pasakyti. Atsiprašau, pertrauką. Norėjau, Laima? Ne? Pasirodė, kad taip kažkaip tai pasirodė. Ne, aš Vienu tiesiog... žodžiu, reiktų pamastyti apie tai, ane, apie tas kalėdinės dovanas. Čia Vilma, man atrodo, idėją išmetėte apie kalėdinės tas dovanas, ane, kad reikia pasišnekėti. Aš jau neatsimenu. Jo, bet tos Bet kalėdinės... čia labai individualiai, nu, kaip kas kokią, nu, prieigą, nu, kažkas gal kažkokių idėjų turi. Jo, Pas mane procedūrų kabinete, nu, tai aš, pavyzdžiui, nu, paminiu viską, bet jeigu darai prezentaciją, tai gauna žmogus, nes jis gauna ir pasidaro procedūrą, nu, aš kaip pavyzdį pasakysiu, aš dariau prezentaciją, tiesiog vienai moteris atsirado ir padariau šiai, vienai. Ir jinai viską pabandė, jinai sako, o kaip įdomu, sako, aš net nesitikėjau, kad aš pati galėsiu pasidaryti, pabandyti ir tiek produktų. Nu va, tai jinai pasidarė, aš ją užregistravau, nu sakau, užregistruosiu, užsiregistruojam, jinai sako, nu gerai, sako, aš nežinau, sako, ar aš naudosiu, aš sako, kartais dažnai tingiu ir nedarau tos rutinos. Nu va, ir sakau, žiūrėk, sakau, tu gali užsiregistruoti, gausi 10%, o kaip tau pavyks, kaip tu nuspręsi, tai, nu, sakau, tai čia jau tau pasirinkimas. Bet sakau, čia tikrai tu išbandai. Ir jinai kitą dieną, jinai padarė užsakymą, ten 100 svarų nusipirko. nu Jinai va. sako, aš vakar, kai pasidariau, sako, man dar net šiandien ta pridrėkinta oda, sako, aš net, nu, ir, žodžiu, va, nu, tai iš mano situacijos toks variantas. Merginos ar moteris gali namuose pasikviesti ten po 2 moteris, po 3 pabandyti. Nu, aš kaip pavyzdį sakau. Taip, ką aš dalinuosi, kaip aš darau. Tai va, kitos, nu, aš nežinau, kaip ten. Nes nugauna žmogus procedūrą nemokamai ir plus dar gauna simbolišką dovanėlę. Tai jau jam, wow. Ir dar paskui kitą dieną mato rezultatą dar, nes per dieną susigeria viskas, nu, oda visiškai kitaip. Tai, nu, tai va, tai toks. Tai va, iš viena iš idėjų. Bet į trečią dieną dar jau rezultatas rašo. Taip, tai trečią dieną dar labiau, bet jau jos kitą dieną mato. Buvo viena O trečią dieną tai dar labiau, nes audiniai atsinaujina. Taip, taip. rutina pasidarė ir skrydo į Vokietiją, tai trečią dieną dar parašė, kad dar prisimena, dar labai veidas švelnus ir viskas jaučiasi. Tai va, tai vėlgi, liežuvis, ne? Pojūčiai, liežuvis, emocijos. Vat, čia pagrindiniai dalykai, ne? Jokios prievartos, nieko, bet yra galimybė. Aš sakau, man geriausiai veikia, kad tai yra parduotuvė. Aš planuoju nuo rytdienos pradėti daryti video. Pasidariau čia kampą tokį, nežinau, matot, vat, kol kas apkrautas jisai yra. Pasidariau kampą ir pradėsiu šnekėti būtent apie parduotuvę, apie kaukes, apie galimybės, apie mitus to tinklinio marketingo, apie tai, kas yra... Nu, ta prasme, tų temų ChatGPT duoda, Dieve, tu švenčiausias pilna vienu žodžiu, ne? Jo, aš dar galvoju, nu, apie tą pagalbą, jeigu, žinai, tai reikia... Nu, mes kaip esam, pavyzdžiui, dabar čia, jeigu mes Anglijoje, kažkur Škotijoje, ne? Nu, mes visos čia Anglijoje, ne Jo, tai Škotijoje, galimagi, nu,
į Facebooką gi pasikviesti ir, nu, pavyzdžiui, tu reklamuojas, aš reklamuojas, kažkas tai, parašyti kažkokį tai atsiliepimą, kad, ar, nu, vat kaip aš tau parašiau, Daugiau Nu, žmonių mato, kad jo, kad naudoja matytų tada. arba, nu, tiesiog pasakyti, va, aš dariausi, aš jau naudoju ten 3 Jo, savaitės. tai va, jo, Aš kaip reikia būtinai kosmetologė galiu paremti. įrašyti ir kiekvienai, nu, vat, tik tai reikia pasikviesti. Ir kai tau vyksta tas, nu, vat, susirašinėjimas, žmonės visiškai dar kitaip, nu, tokia pagalba kaip komandai. Jo, tai va, prašau, matot, kiek idėjų. Aš, žinokite, padariau dar Telegrame grupės. Ir pasakysiu taip, padariau grupės, dar aš jas atskyriau left ir right. Ir pasakysiu, kodėl aš jas atskyriau. Kadangi ne dėl to, kad aš nemyliu kažko ar kažkas panašaus. Bet jūs pačios, kai jūs judėsit į priekį, jūs suprasit, kad bus situacijos tokios, kaip pavyzdžiui, pas mane buvo situacija. Vienoje pusėje pas mane buvo ten beveik 1 milijonas, kitoje pusėje pas mane ten 60 000 gulėjo. Suprantate, kaip yra, va taip va, suprantate. Ir aš aiškiai supratau, kad man reikia labai stipriai dirbti su kairė pusė ir kažkaip motyvuoti, kažką galvoti, nes, nu, tiesiog ten tragedija buvo. Nepatikėsit, praėjo savaitė ir viskas apsivertė aukštyn kojom. Čia vat vėlgi tas verslas, dėl to labai svarbu balansuoti, šitam verslui yra beprotiškas svarbu balansas. Bet va šiam momentui yra labai gera idėja apie va tos atsiliepimus. Plus labai gerai yra, žinokit, iš vis atsiliepimus, kaupti tos atsiliepimus. Irgi va planuoju sukurti grupę. Ir va Telegrame dar šiandien ryte su Regina kaip tik prie kavos pasišnekėjom, kad Telegramas turi fantastišką galimybę tiesiog kiekvienam produktui krauti atsiliepimus ir kad kiekvienas galėtų įdėti atsiliepimus savo, ten kažkas parašė ir paskiau naudoti tos atsiliepimus, tai irgi labai svarbu. Tai yra labai svarbu turėti atsiliepimus visokiausius, ne? Su nuotraukom. Bet čia reikia prašyti žmonių. Jo, nu tai, bet žinokit, žmonės labai geranoriški, man tai duodavo, aš kai Urbane dirbau, labai duodavo atsiliepimus. Labai geranoriški, jeigu patinka. Pas mane, žinok, nu, aš kaip procedūrų kabinete, tai, nu, sunkiai labai, žinok, labai. Ane? Nu, turi po kiek kartų prašyti, kad, nu, tai sakau, jinai, žinai, kaip kiekvieną mėnesį ten eina, parašė ten metų pradžioj, nu, tai jau metų pabaigam, tai sakau, gal, sako, aš parašysiu, nu, tai sakau, tai jau dabar po metų, tai kitaip atrodai, nu gerai tada. Nu jo, čia žmoniška. Jo, bet iš tikrųjų viena kitai mes galim padėti ir rašyti ne taip, kad kokie faini produktai, o tai, kad jo, aš irgi atradau parduotuvę, užsiregistravau, aš naudoju, man patinka. Ta prasme, nu, kad tai nebūtų taip, kaip, žinote, tie dirbtini būdavo, žinai, oi, kokie faini produktai, oi, ten, žinai, kaip, paskiau nueini į tą puslapį, tai žiūrėk, pist monatas, pist ten dar kažkokia, FM-as kažkoks, tai supranti, tarp vienas kitą reklamuoja, čia reikia rašyti taip, kad, nu, taip mes, nu, kaip sakant, aš irgi prekinuosi, aš iš vis galvoju, kad reikia, nežinau, kaip jums tai atrodo, bet visi postai, viskas turi būti, kad atradau parduotuvę, kurioje aš galiu įsigyti. Nu, vat kažkas tai tokio. Pagalvokit apie tai, kaip pavydalinti tai, vat, nes, nu, lietuvių kalba jinai biški kitokia yra negu anglų kalba, ne? Bet ta idėja, kad tai yra ne priekyba, kad tikslas yra ne, kaip sakant, to, kad tiesiog tu daliniesi to. Aš sakau, aš labai paprastai sakau, aš gavau nuorodą, aš užsiregistravau, nori, vat, galiu iškart sukurti, nemokamai užsiregistruosiu, kuriečių produktai. Man taip veikia, bet čia gyvai. Internetu, tada kita versija eina, internetu, kad aš, nu, vat, aš dirbu, aš tai darau. Ir stebi žmonės. Aš pasidariau, jo, aš tik tai nesumontavau dar. Vakar dariau video ir kaip tik įkelsiu, man reikia sumontuoti. Nu, aš dariausi pati savo procedūrą, nu, žodžiu. Ir jo, ir ten rodžiau, ką dariau. Nu, įmesiu, nežinau. Ten... Labai gerai, super. Žinok, o jeigu dar leisi dalintis, dar labai svarbu. Dalinkitės vienu kitais postais ant savo sienų. Nebijokite, nepabėgsite klientai. Reikia dalintis. Pavyzdžiui, aš su mielu noru Daiva tavo to posto pasidalinsiu. Tiesiog, nu, jeigu nebet. Žinok, aš ten savo, žinai, istorijų su klaidom įdėjau. Tai va, tai kaip ir viską apšnekėjau. Ar turit klausimų kokių? Dėl Semi Masterio parašykit man asmeniškai, ar norite. Labai svarbu man. Dėl produktų dabar. Yra labai daug produktų aprašymų. Kas rusiškai supranta? Aš. Ne. Kas Agnė. Man Daiva galės vertėjau. Išversti.
Agne, jaunimas nesupranta, normalu. Tai va, gerai, aš pasižiūrėsiu, nes lietuviškai. Kas turite Chemochimo PDF failą ten, kur yra su PubMedo visom nuorodom? Visos turit? Man Ne, man atrodo, atrodo, aš neturiu tokio. Ok, vadinasi, įdėsiu į grupę Aš iš naujo. nežinau, ar turiu. ne, tu neturi. Vadinasi, iš naujo atnaujinsiu, įdėsiu vėl tą PDF failą, mes su Lina padariusios esam, labai geras failas, reiškia, ne? Dabar bus padaryta uždara grupė, Dana padarys, jinai filmavo ten tą Živilę Grabauskienę, tą mokslinę daktarę, ne? Ne tiražavimui ir kažkur ant sienos savo rodymui, bet savo asmeniškai dėl informacijos, nes kategoriškai uždraudė belė kur dėti ir belė ką daryti. Kategoriškai. Tai va, nežinau, kodėl žmonės taip elgesi, bet taip yra. Tai va, bet galiu pasakyti, Chemochimo yra didžiulis susidomėjęs mokslininkų, žiaurus, labai didelis, stiprus susidomėjimas. Chemochimas yra labai gerai, žinokite, taip, prie depresijų, prie vėžinių susirgymų, prie imuninių susirgymų. Tai va, pasirodo, aš šiandien sėdėjau lėktuvė, skridau, katalogą skaičiau, tai vienu žodžiu. Turiu keletą katalogų rusų kalba. Tai va, noriu pasidalinti, Daiva, tau vieną išsiųsti. Tu neturi rusų kalbos storo katalogo. Ne, lietuvių ir anglų aš turiu. Ir lietuvių. Laima, norėčiau su tavim pasidalinti, jeigu tau naudingas tas būtų rusų kalba katalogas. Yeah. Naudingas būtų, ne? Mhm. Jo, tai va, nes aš juos atsivežiau, Nes Jėzaus pas mane daug ateina tų, nu, tas ateina ukrainietas, bet... Jo, va, nes čia yra toksai, jisai, matot, toksai storas. O, nu. Jo, O, jisai čia visko labai daug ir čia labai smagu, kad čia viskas surašyta labai gerai, žinai. Yra. Tai savo dėl informacijos labai gerai, nes... Jo, ir savo dėl informacijos labai gerai, aš čia, žinai, vos datempiau vienu žodžiu. Tai gerai, kad vieną pasiriginą palikau, nes, nu, jie sunkus, jie tautų marė, žinai. Jo, tai va, tai tau, Laima, nežinau, gal Edinburgą nuvažiuosiu, o gal ir paimsiu ir išsiųsiu. Bus greičiau negu, žinai, čia, kol nuvažiuosiu. Nu, žiūrėk, nu vis tiek mums reikia susitikti, aš tau turiu dovanų. O, gerai, vadinasi, susitiksime. Dabar, ką dar aš siūlau, labai rekomenduoju, aš pati tai darau ir darysiu dabar gruodžio mėnuo. Daiva, man atvažiuoti iki jūsų, Agne, Peterboro, galite suorganizuoti gerą bumą? Aš atvešiu daug produktų. Taip norėčiau. Norėtum. Šitą reikia, aš turiu tik tai kitas išeiginės, paskiau išvažiuoju. Tai gerai, Reiškia- kitos išeiginės, vadinasi, vienintelės išeiginės ir imam jas. Gerai. Bet reikia Agnę surasti, kur Peterborė kažkur tai, kad surinkti žmonės, kad taip atvažiuoti, vis tiek neatvažiuosi į tuščią. Reikia Tai aš toj darbe paklausinėsiu. tai čia savo vietą draugų. tik tai. Būtų gerai kažkokia tai salytė ar kažkas tai va tokio, Nu, iki kokių kažkas- 50 nu, kaž- svarų. Ten tie visi community hallai, dar, Peterbūrė, tiek Lietuva, tiek ten visko yra pilna. Reikia Tai jo, pasidomėti. parašykit į Facebooką, parašykit tą tokį, kad ieškom patalpos ten kažką, nu, vat kažkiek valandų per dieną, ten maždaug už tokią kainą ir pasiūlykit variantus ir viskas, ar žmonės pasiūlys ten tikrai, kaip pinigus mokytai. Ten Nu, tikrai tiek tikrai. prezentacijų vyksta, ten tiek tiesiog. Mums nereikia viešbučio kažkokio, mums reikia kambario, kad tilptų iki 10 moterų. Aš paimsiu, turiu ir staltiesės, turiu produktų, turiu veidrodukus 5 gražius. Bliūdelį turi labai gražių. Bliūdelių dar nenupirkau, bet nupirksiu. Bet yra ten tos ir servetėlės vienkartinės, kurios vandenį ištirpsta ir aš galvoju, visgi turbūt reikia pasižiūrėti tų servetėlių drėgnų, vat kaip pas tave, man labai patiko. Mhm. Reikės iš tavęs nukopijuoti kažką tai. Jo, tai temų yra, temų, žinai. Temų, nu tai neteis dar tai iš tos Nu, temos. jo, iš žinai. temų tik toliau, bet galima iš kažkokio profesionalių, kur yra, nu, aš pasižiūrėsiu, gal aš įmesiu tau nuorodą su tu. Mhm. Gerai, tai va, tai gerai, tai žiūrėkit, merginos, tai žiūrime. Oi, kažkas atsitiko. Ne, viskas gerai. Gerai, ne? Taip. November. Vita. Saturday. Pas mane Vita šeštadienį parašyta, kad norit prezentacijos. Nu,
Žiūrėsim, tarsime su Vita, gal tada sek. O jums geriau būtų kada, Daiva, šeštadienį ar sekmadienį? O šeštadienis, sekmadienį mano paskutinė išeiginė. Gal šeštadienį tada būtų geriau, bet reikia tada reikia pirmą surasti, sureguliuoti žmonių. Reikia tą skelbimą įdėti, pažiūrėti, gal kas pasiūlys tada į tam Peterborė. Reikia jau veikti nuo rytojaus. Nu jo, Būtinai jau šiandien Jo. parašykite, nes dar kokie patvirtina, kol administratoriai, jeigu įdėt kitus puslapius, tai aš padarysiu skelbimą. Mhm. Šeštadienį, ką darome Peterboro, rytoj ryte atsikelsiu, anksti padarysiu, ne, nes jau šiandien man jėgų, nu, tiesiog aš na jau jo, viskas. tai jau tikrai. Jo, nes, žinai, iš lėktuvo aš taip dar Londone jaučiuosi, kad sėdžiu, žinai, nors savo kambarį sėdžiu, supranti. Tai va, Agnė, Agnė jaunas žmogus irgi pasieško žmonių, manau, reikia maksimaliai žmonių. Padarysime šou, padarysim kaukės, padarysim valymus, padašnekėsim apie kompaniją, ne? Peterboro, tenais prie Peterboro yra, kur ten gyvena mūsų ta Regina? Kaip jin vadinasi tas? Spaldingas. 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 Spaldingė labai daug lietuvių. Kai nepažįsti nieko, nežinai, nuo ko pradėti. Kad nors žinau. koks jiems pažįstamas būtų, tai būtų biskį lengviau. Aš Peterbore turiu kažkur apie 4 merginas pažįstamas. Spaldingė? Turienė. Ne, Peterboro. Peterbore. Nu tai jeigu turi tai problemų, tada reikia rašyti tom merginom ir tartis. Pasakysiu aš. Jau Tai baigiu. žiūrėkite, tai darom taip, aš darau skelbimą, o rytoj iki vakaro jau bus aišku, ar joms patogu šeštadienį ar ne. Ane, Agne? Man tai šeštadienį tinka ir sekmadienį ir tinka. O tai tu tada, Agne, rytoj aš tai dirbu, tau tada reikės pasirūpinti skelbimus Peterboro grupėse išmėtyti. Ir Gerai. stebėti, kas ką rašys, nes aš tai telefonų nelaikau prie savęs, man negalima, tai aš tik tai per breiką, ką matau, tą matau, kas spėjo per pusę valandos, tą spėju. Ir Agne, Taip. tiek kompanijų buvai, tai tugi žinai, ką reikia daryti. Jo, aš ir mokymus praėjus ir dabar esu pas Gediminą Griganavičių. Nu, man tai, žinai, aš okei. Man praeitas etapas. Ne, ta prasme, ką reikia daryti? Aš iš jums visom pasakysiu atvirai. Imkite tinklininkų. Yra krūva žmonių, kurie nuobodžiauja. Kas yra tinklininkas? Tinklininkas tai yra žmogus, kuris pasiruošęs dirbti, kuris jau yra apmokytas, pusėtinai. Jeigu neapmokytas, jis turi energijos ir noro kažką daryti, kad uždirbti. Jisai jau atėjo uždirbti pinigus, pradėkim nuo to, ne? Ten sekasi, nesiseka, čia, kaip sakant. Išmokite, kaip užkabinti tą tinklininką. Agne, kaip tave užkabino? Papasako, kaip tave užkabino, Daiva? Ką jin tau pripasakojo, kokiu pasako Andersono? Daviau pabandyti produkcijos. Ne, mes pirmą aš sakiau, kad mano trapi kompanijos produktą netiko, nes man dermatologija nustatė, nes aš turiu skydliautę ir nustatė man dabar, kad yra paprastoji aknė ant veido, ant smakro ir prie nosies. Ir kažkaip aš taip, dar nesitikėjau, Daiva sako, labai gera kompanija korėjiečių, pada atvažiavo, davė išbandyti produktų, paskiau hemonitą. Aš pabandžiau, pavartojau porą dienų ir pastebėjau, kad man dingsta tie spuogai, pranyksta gražesnis veidas. Ir patiko tos Sultis. O, labai įdomu, tikrai, kad, rezultatas netgi. Nu, man reikia dalintis, Agne, Jo, tokiais rezultatais. tai gali jinai ir parašyti, pavyzdžiui, ten skelbimą, kad pagėriau šitų sulčių, ten nežinau kiek, po 2 dienų netgi. Ir ten įdėti, būtinai pasidarai savo nuotrauką, prieš ir po, pavyzdžiui, kai tu išgersi ten po 2 savaičių. Na, aišku, jeigu nepasidarai, bet dabar pasidaryti. Ir paskui užgersi, pavyzdžiui, kursą, tą dėžutę, kad yra, ne? Ten po 2 savaičių ir vėl pasidaryti. Ir jau tu turi, nes žmonėms labai svarbu, aš iš savo pusės, rezultatas. Buvo ir ką tu pasiekei, jeigu įrodymas. Jo, tai va, Mes Agne. dabar davėm mergaitė 16 metų, kas irgi probleminė veido oda, bet sako, tanonį sultis galima gerti.
Jo, Tai va. drąsiai. Tai aš daviau tą visą pakavimą, kiek ten 6, atrodo, 6 yra. savaitė, jo, ten 6, Va, man tai atrodo. jai daviau pabandyti ir pasakiau, kad stebėtų, nes ten rašo, kad padeda veidui. Jo, žinokit, norinės sultys iš vis, aš supratau, kad tai yra toks stebuklas, o jos yra Aš ne tai- tik sultys, jos fermentuotos, supraskite Aš nuo jų teisingai. miegoti ir miegoti galėčiau, aš negaliu iš ryto akių atmerkti. Jėzau, kodėl aš Aš nemiegu? tokia, Matai, aš kiekvienam tokia matyt. rami pasidarius, aš nežinau, man matyt to trūko ir būdavo keliesi iš ryto nedamiegi, dabar tas žadintuvas kriokė išjungi dar 1 minutę, dar 1 minutę. Vos atsimerkiu. Supratau, matai, kokius stebuklų. Jo, vienu žodžiu, iš tikrųjų šitie produktai yra nerealūs. Pavyzdžiui, chemochimas yra irgi nerealus. Tai va, merginos, ką noriu pasakyti, jeigu dar planuojate, akcijos dar nebus kitą mėnesį gerų akcijų. Čia, žinokit, su tom akcijom pas juos pasirodo nėra taip, kad čia labai daug jie mėto, ne? Jukėjus mus beprotiškai lepina, Europą viso to netori, dėl to, kad Jukėjus yra tuščias. Aš jums sakau, jeigu mes visos, tai yra vat, aš, Regina, Vilma, Laima, Daiva, Agnė, ne? Už nugaros yra Vita ir yra Rita. Jeigu mes visos darysime žingsnius, ne? Ten, kas kokį greitį pasirinks, čia, žinai, jokios prievartos tame nėra, ne? Mes visos po 2 metų turėsime stabilės, pasyvės, tikrąją to žodžio prasme pasyvės pajamas. Ir jos, jeigu taip normaliai viskas, kaip aš planuoju, tai jos turėtų būti, didelis. Bet reikia daryti. Kartais reikia tiesiog pasitikėti ir daryti, supranti, kaip yra. Mes turim beprotiškai didelį palaikymą. Laima tai žino, Daiva tai žino, ane? Vita irgi žino, aš irgi žinau. Mes turime korėjiečius, tai yra Crown Masteriai, kurių čekis 70 000, jie kovo mėnesį atvažiuos, jie visur vėl viską, salės nuomos, imsim didesnės salės, bet iki kovo mėnesį jį bitvai mat, mes turim salės turėti, suprantat? Jie tiek produktų atveža dalinti dovanom, taigi man gaila, bet Laima nebuvai tam prezentacijoje, Regina buvai prezentacijoje, matei. Jiems negaila nieko, jie suinteresuoti paimti visą Jukėjų. Jasonas, kur vakar buvo, ne, Regina? Aš išėjau šnekėti, aš mačiau, kad klausinėjo, kas jį tokia, aš mačiau. Kai aš pasakiau, kad man ačiū Mungionui, jis iš karto nuliūdo. Nes jis Crown Masteris, rinka tuščia žmonės. Jie nori būti imperialais. Suprantat, jiems binariniai žingsniai užsidaro aukščiausiam kvalifikacijoje. Tai yra kiekvieną naktį pas tą tas, kaip jo vardu, užmiršau, ką tik sakiau. Jonas ar Jasonas? Jasonas. Pas tą Jasoną iš Amerikos, pas Mungioną iš Korėjos, kiekvieną naktį pas juos užsidaro 980 €. Kiekvieną naktį žingt. Reikia 50 milijonų vienoje pusėje, reikia 50 kitoje. Aš dalinausi su daug ko, bet aš dabar jau tingiu ieškotos skaidrės. Pas Mungioną 213 milijonų ir ten 150 kažkiek milijonų, ane? Pirmas klausimas, kur tie milijonai dingsta, nes jam reikia tik po 50 milijonų, ane? Tai va, sakau visoms jums, jie nukrenta į apačią ir iš to ateina pinigai. Ribojime yra viršūnės, jiems neleidžia būti piramidės viršuje. Mes galim daryti, ką norim iki ten tų kraunų, supranti, žinai. O paskui ir mums pjaustys tas galvas. Auklėkite, auginkite žmonės, padėkit visiems, supranti, jeigu nori gauti Bet tą. kai jau tu gauni 900 per naktį, tai jau Maty galą, supranti, žinai, kaip yra. Bet, negaila, supranti, žmonėm, nes tu, kai praeini nuo pačios tos pirmus, tos po 300, kaip Mungionas sakė, pačius tos sunkiausius žingsnius, kai tu praeini 300 000. ir paskui jau, kai gauni tokius pinigus, jau tau negaila tiem pirmokėliam paduoti, kad duot motyvacijos ir tikėjimo. Ir va čia ir atsiranda tas toks, ir tas pats Jasonas, jie tokie žemiški, jie tokie paprasti, nėra visiškai jokios arogancijos. Vat pas juos, kai visi pakyla nuo to mažų pinigų, negaila dalintis. Tai va.
Ir paklaus, aš kažkaip niekaip negaliu pridėti savo banko sąskaitos. Ten Taip, Lloyds meluoji, bankas. yra problema, taip, irgi šnekėjau ofise, pasigavau savo tą Eriką. Aš irgi Man labai negaliu. reikia, kad tu, Daiva, padarytum print screenus ar video, kaip tu tai darai ir tau nesiseka, ir A. aš jam išsiųsčiau. Jo. Ten paprasčiausias dalykas, short kodą neduoda įdėti, susirandi Taip, Lloyds taip, banką. taip, taip, Tai taip. aš lygiai tą patį, Taip, šešis ir man įdėtų, tas pats keturis buvo, ir priėmė. man tas pats buvo, aš jiems rašiau koliojimosi laiškus ir jie man manualų, reiškia, nu, žinai, rankiniu būdu įvedė. Tai vat labai prašau, atsiųs man, Daiva, tada tavęs paprašysiu. Palauk, tu rytoj į darbą išeini, ne? Jo, išeinu. Tai gal šiandien dar spėsi, Nu, įrašyk, aš atsiųs padarysiu man. vakarė, jo, Jo, padarysiu ar ir aš jam pasiųsiu. nusiųsiu. Nes aš jam pasakiau dvi problemas, sakau, yra. Visų pirma, sakau, lietuviškas pasas turi 6 skaičius, o pas jūs yra vis tiek pasirinkus Lietuvos 7 skaičiai, tai mes L raidę dedame. Tai sakau, čia aš sugalvojau tokį, žinai, negalima, bet taip sugalvojau, sakau. O antras dalykas, mes negalim banko sąskaitos įdėti, jis nustebęs. Nu, kažkoks tai yra, žinai, kažkoks tai splešas ir reikia sutvarkyti Nu, internetinį nes pas programą. mane jau aš dariau tą antrą binarą, jau laukia pinigai ir nėra. Baisu, siaubas. Buvo, nėra. Jėzau, kaip man gera girdėti. O žinot, kas yra kaifas? Tai Diana sėdi šalia, sako, žinai, nagi atskrido dėl manęs, vat, nu, kad palydėti tą sceną, viską, žinai. Sako, aš taip noriu, kad tu pavasarį irgi pas tave sėdėtum, sako, ir pas tave, žinai, sako, sėdėtų irgi žmonės ir tu juos irgi taip stebėtum, fotografuotum ir taip, sako, pergyventum. Aš labai noriu, merginos, kad jūs, aš tai apsiverksiu. Aš labai jautri, žinokit, pas mane viskas labai jautru. Aš labai noriu, kad jūs irgi kuo greičiau, kuo daugiau binarų uždarytumėte. Aš labai noriu, kad jūs paimtumėte tos. Kodėl labai svarbu paimti semi-masterį? Semi-masteris duoda kitus jis paskutinį kartą, jisai yra duodamas tik tai, kai rinkos įsibėgėja, ne? Bet tu Man labai. minėjai kažkaip, tu minėjai, kad tas šiais metais paskutinis Taip, gruodis daugiau taip. nebebus jo. Taip, jo iš vis nebebus ir jisai Mhm. davė jį ir Europai, ir UK, tik tai tam, kad įsibėgėtų rinką, ne? Semi-masteris, tai jisai kaip ir nėra to statuso, bet yra galimybė visus metus, jeigu pas tave vienoje pusėje 1,5 milijono ir kitoje pusėje 1,5 milijono, tau kiekvieną mėnesį birės kaip premija 150 eurų. Tai yra pinigai, jų negalima Tai paleisti. kiekvieną kartą reikia per tą mėnesį iš naujo surinkti po 1,5 milijono. Supranti, Regina, man dabar pusę mėnesio nusibraukė vienoje pusėje 1,9 milijono, kitoje 1,7 milijono. Man iki semi-masterio truko labai nedaug, jeigu atvirai šnekant, žinai. Tiesiog aš buvau užsiėmusi labai stipriai, žinai. Nu, yra kaip yra. Bet aš padariau semi-masterį, ne? Tai kitą mėnesį, jeigu pas mane tai buvo, kai tu augini tą struktūrą, tugi ne vienas, pas tave yra žmonės, ne? Mesgi ne vieni miške, mes auginam vieni kitus, taigi mes turim tik 2 pozicijas. Mes taip ir registruojame, supranti. Dėl to labai svarbu, aš šiuo metu jums padedu tą vieną struktūrą kelti, bet tai supraskite teisingai, kad kažkada jums reikės ir patiems tą antrą dalį. Tai negali būti tik, kad tu vieną pusę, nes baisiausias dalykas yra, kai jūs antiek sustiprinsite savo vidinę struktūrą, kad jinai persvers tą išorinę ir paskiau nepasivysė taip, kaip įvyko pas Dianą. Padarytos klaidos praeiti. Jinai stiprino savo vidinę pusę iki negalėjimo, pas ją vidinė pusė dabar yra 3 gubai daugiau neša taškų negu išorinė. Ir išoriniai pusė esame mes. Suprant? Mes esame išoriniai ir vis Mes esame išoriniai ir vis tiek, matai, kokiam tu pykė. Bet supranti, tai kad, nu, čia yra verslas, mes turim visi galvoti apie save ir apie kitus. Mes galim kartu padaryti, pavyzdžiui, kai einam į statusą visi kartu, mes vieni kitiem labai stipriai padedam. Kai mes neinam į statusą, mes tiesiog stengiamės uždarinėti binarinius žingsnius. Tai yra mūsų verslo dalis, ne? Bet jeigu mes sumatom, kad mes visą komandą einam, mes vieni kitiem padedam. Pavyzdžiui, jeigu didesni pirkimai, tie chemochimo rinkiniai ar dar kažkas, tai tiesiog, žinai, planuoju rytoj daryti turiu klientą, rytoj planuoju daryti chemochimą. Pas ką, kaip ten, kokie žingsniai. Dėl to darysiu atskirą grupę, kas norės, ir darysim ryte ir vakare, ir stebėsim, kas vyksta. O tas 1,5 milijono, tai už kiek čia, pavyzdžiui, suma užeina pirkimo, kiek čia turi žmonės? Žinau, aš neskaičiavau niekad. Man atrodo, apytiksliai, aš primečiau apytiksliai 2,000. Nu, aš nesigilinau, žinok, man kažkaip tai aš pradėjau nebesigilinti. Aš nesigilinau tiesiog, kai apsipirkinėjai ir tau ten 300 000, tai tau ten reikia
Kiek ten tų pinigų? Apie 400, kiek ten įmokėti? Jo, kažkur 300. Kažkas taip. Tai aš taip daugmaž ir spėju, kad 1,5 milijono tai bus apie 2000. Nu, tai vienas išleis 50 svarų, kitas išleis 30 svarų, kitas dar kažką išleis. Bet kiekvienas tas PV jisai savo atneša. O jeigu mes visur pasakosim apie tai, kad koks fainas chemochimos ir tas ir anas ir tos kaukės ir tiek Dar seksai. papasakok apie idėją vakar pratęsti tradiciją. Jo, va, nepapasakojau. Tai va, aš vakar naujieną dar tokią sužinojau. Man buvo pirmą kartą aš ją girdėjau, nežinau, ar kažkas girdėjo apie tokį rusiškas išsireiškimas kupeičeski zakon. Žydai ją turi. Ne. Kiek kupčius, tas reiškia prekeivis. Nu ką, ne prekeivis, kupeičeski zakon tai yra pirklys. Nu, pirklys, nu. Jo, pirklio įstatymas, žydai taip daro vienu žodžiu. Kiekvieno mėnesio pirmą dieną jie į savo kažką įsigyja. Diana sakė taip, aš kiekvieno mėnesio pirmą dieną įsigyju savo kažką. Kai tik aš kažką įsigyju, pas mane atsidaro finansiniai vartai, aš gaunu labai daug pinigų. Kai tik aš kur nors pramiegu arba užmirštu, tai meno toksai va. Spręsti jums, bet aš sėsiu tuo ir darysiu nonių sulčių užsakymą rytojaus data. Nes, reikia jų. Tai va. Tai čia spręsti jums. Dabar dėl tų taškų asmeninių. Pasirodo jos, jeigu mes norim tokių staigių rezultatų, jų pasirodo reikia. Aš neįvertinau tų greitų rezultatų ir Mugionas apie tai jis net nešneka apie tos semimasterius ir taip toliau. Jisai matoma, pas juos tokių dalykų net nebuvo, žinai. Dėl to jisai man sakė, kad 300 taškų užtenka ir kai pas tave, pavyzdžiui, praeitą mėnesį, ne? Pavyzdžiui, gegužė prasidės, šį mėnesį pas ne žemiausio kojo yra 2,5 milijono, ne? Aš automatiškai kitą mėnesį tampu sales master. Vėl surinkusi. Ne? Kitas variantas yra tiesiog surinkti per pusę mėnesio tos 2,5, bet turi asmeninė apyvartė, turi būti 700. Tai va, tai kur čia ta tiesa, geriau, kaip blogiau, aš negaliu pasakyti, bet šiai dienai pasitvirtino tai, kad reikės padėti, kas eis į semimasterius, to 700 sukalt, nes kitaip nebus. Nu, pas man ten yra apie 500. Pas tai 496, man atrodo, 86, ten nedaug liko, pas Laima, man atrodo, 348. Jeigu aš neklystu, asmeniniai. Bet čia susižiūrėsime. Svarbiausia, kad noras būtų, žinai. Agniai. Jo, svarbiausia, kad judėjimas vyktų, žinai. Tai... Jo, jeigu judėjimas nevyksta, tada nėra prasmės, supranti. Bet žinai, kaip yra. Aš galiu pasakyti, kai aš išėjau į semimasterį, žinai, pas mane buvo 1,5 milijono vienoj, 1,5 milijono kitoj ir buvo likę 3 dienos. Mergaitės, 3 dienos. Ir aš sakau, semimasterį pasiekiau. Man, sakau, turbūt nebepasiseks. Tai va tada ta Lina sako, tu nedrįsk, tu neturi teisės. Mes Daną keliame į viršų ir jinai iš savo grupės ten kažkokius užsakymų. Aš net nesupratau. Aš paklausiu, aš kažką skolinga, sako, ne, sako, kada nors ateityje tu padėsi mano šakai, kam nors pakilti. Vat ir gaunasi, suprantat? Bendradarbiavimas toksai. Tai va, Dana padės bet kokiu atveju, kadangi jai irgi naudinga yra. Čia visiems naudinga. Diana padės, jai naudinga. Aš padėsiu, man naudinga. O jums naudinga dėl to, kad jūs įsibėgėsit maksimaliai. Bet reikia dirbėti. Reikia daryti tos grožio dirbtuvės. Niekur nedingsi nuo tų grožio dirbtuvių. Tai va. Vilma, ką jūs galvojate? Kuo jums padėti? Tai dabar mes jau su Rita susiplanavom užsakymą, rytoj pasidarysim. Tai jūs kaip pirkčiai, kaip kupčiai ten tie. Jo, ne, tik tai savo dabar, bet aš galvoju, kaip sausio 24 Londone bus. Taip. Gal mums šalia pasidaryti tas grožio dirbtuvės, kaip jūs sakot, jūs atvažiuotumėt ir šalia tos datos. Taip, laukit, pasižiūriu, kas tenais. Nes gruodį tai čia mums nėra šansų, nes visi ir išvažinėja jau. Tai žiūrėt, aš to šventės labai maišo gruodį, nes... Jo, nes aš pati į Lietuvą išvažiuoju ir tai... Taip, žiūrėkite, mes turim nuo 1 iki 15 dienos.
Yra realus laiko tarpas. Po to nuo 16 patys suprantate, jau viskas ten pavieniai, kur nekur, viskas. Ne, tai net ir nieks neis ir net nelabai jau ten dovaną Taip, bet susipirkę. šventės, Jo, tai va, o šiaip sausio- realiausia turbūt gruodžio 1 savaitė. Tokia stipri jinai yra. Jinai yra stipri. Mhm. O dėl to susiorganizavimo, kaip Vilma sako, 24 yra Čia aš apie šeštadienis. sausį kalbu. Jo, tai aš sausį atsidarius dabar. Aha. Tai 24 yra šeštadienis, tai mes galėtume 23 penktadienį vakare kažkur susiorganizuoti grožio vakarėlį. Galima būtų taip. O 24 dieną nueiti visiems į tos. Reikia lankytis po to tose netgi renginiuose. Ir netgi iš po grožio vakarėlio susikviesti mergas, kurios Taip, tai va, aš dalyvautų. galvoju, kad Ir jas vienu šituo atvažiavimu. Nes čia man tai, pavyzdžiui, per tą gruodžio 15, tai čia neišeis šiek tiek daug pasidaryti, aš neįsivaizduoju. Tam 1,5 milijono ir 700, aš čia tiesiog dar. Aš tai tik tai žiūriu, žinai, tą geografiją, kaip aš čia skraidysiu iš to Glasgow. Aš kaip suprantu, 1,5 milijono vienoje kojo, kitoje kojo, tai tau užtenka 300. Ne, tai sakė 700, ne? Asmeniniai 700 turi būti. Ai, asmeniai 7 turi būti. Mhm. Jo, tai čia man per gruodį, tai čia nerealu dabar padaryti, aš jau pasilieku. O sausį jau nebus to, ne? Kažkaip kitaip. Ne, jau nebus, žinokite. Jūs nesakykit, Vilma, niekada. Kada jūs išvažiuojate į Lietuvą? 20. Niekada nesakykit niekada. Jeigu jūs darysite tas kojas, pas jūs kažkas, tai palaukit, čia pas jūs Vilma kažkas. Čia tik viena Ingrida yra, jo, aš čia dar turiu tokių pokalbių visokių, bet tai, kad labai čia taip. Tinklininkės. Jo, tinklininkės būtent ir. Kabinkit mane, šnekam 3. Nes Lietuvoje viena, tai čia ir vakar kalbėti norėjom, ir šiandien 2 Lietuvoje iš tikrųjų yra abi tinklininkės. Ir kažkaip tai mums ne. Žinokite, reikia kalbėti skaičiais. O kita tai antradienį turiu, tai jinai rimtai iš Vanio Laifo, Daiva žino, irgi Daiva, tai jinai, aš jau jai kažkiek papasakoti, tai jinai susidomėjo, nes nestipri tinklininkė Vanio Laifo, tai jinai ateis antradienį pas mane. O jinai čia vietoje, Londonas? Jo, Londone. Nu va, super. Ir visiems sakau, jeigu reikia pastiprinimo, kad aš atsirasčiau kaip pėti šone, kalbu lietuviškai, kalbu rusiškai, galiu kalbėti lenkiškai, galiu kalbėti. Din dobrai, dovidzen. Ta prasme, aš surasiu, kaip pašnekėti, reiškia bendra. Pasirodo, kalbu angliškai, aš vakar nusprendžiau, kad aš kalbu angliškai, nes aš atsistojus ant scenos, kalbėjau angliškai ir aš užmiršau apie tai, kad aš turiu skaityti tekstą ir šnekėjau iš savo dušios. Pasirodo, aš galiu kalbėti ir aš kalbu angliškai. Aš vakar nusprendžiau, kad aš kalbu angliškai. Kaip ten kalbu, čia kita daina, bet aš kalbu. Aš tai sakau, kad aš nekalbu angliškai, aš speak London ir viskas. Ir visi mane. Nu, aš nespeak London, aš gyvenu Glasgow, žinai, man tas. Jo, tu speak Glasgow ir viskas. Nu, nežinau, man nepatinka. O aš galiu paklausti, o tas, ką reiškia savo asmeniniu turėti tą pirkimą? Pas tave yra dabar šiuo metu, aš tau esu tavo vardu Darius, aš tai pasakysiu tau, Laima, pas tave asmeninių tavo taškų yra, tai pasakysiu, gerai? Tuoj. Ir šiandieną paskutinė diena akcijos, merginos, tai jeigu jūs galvojate dar šiandieną įsigyti kažkokiu produktu, ar Synergy ampulės, ar tą hemohimą, ar nonisultis, nes, nu, tokių kainų nebebus, viskas, užmirškite. Tai turėkit, bet pirkite jau rytojaus data, labai svarbus momentas. Taip, tuoj pasakysiu, Laimutui. Tai Man tik ta esmė suprasti kaip asmeninius. Asmeniai taškai, kai aš prašiau tavo asmens kodo, ne paso, Jezus. Kai aš prašiau tavo ID numerio ir tavo slaptažodžio ir dariau tavo vardų užsakymus. Aha, nu tai supratau. Pas tave asmeniškų dabar yra 312 000. Va. O reikia 2,5 milijonų. O reikia 700 asmeninių ir vienoj pusėje 1,5 ir kitoj pusėje 1,5. Alright. Okay. O tai kaip bus nuo kitų metų tada, jeigu šito nebebus jau žingsnio? Bus sales mastery, viskas lieka, tiesiog šito tarpinio nebus.
Tai 700, tai 700, tai. Taip, dabar reikia susikoncentruoti į Pirkimams. į pirkimus, į apyvartas pat. O tie asmeniniai, jeigu matysim, kad viskas o kitokį, mes tai padarysim ir 13 dieną, ir 14 dieną. Nu jo, man svarbiausia, kad tai, ką aš esu užregistravus, tai krūva. Pas tave Jau ten jie toks šniūras. kad pradėtų pirkti, nes aš taip, žinai, mano tas vidus taip sako, registravau, paskui ops, tops, taigi Laima, žinai, nu, mano tikslas. Laima, tai 15 žmonių užsiregistravusi. Ir aš dabar sakau, o palauk, taigi reikia, kad jie ir pirktų, žinai, stops. Bet pas tave ir perka, pavyzdžiui, Olga nupirko 67, paskui Agnė nupirko už 29, po to, Nu, aš ten pirkausi savo. jo, ten mes pirkom tau, ane, po to Viktorija. Viktorija, aš pirkau Viktorijai tada. Ir Amber tu pirkai, ir jo, nu tai va. 2 žmonės kažką nusipirko. Reikia, nu, apsišnekėsime su tavim asmeniškai. Gerai šitą klausimą. Esmė yra tame, kad žmonės reikia pripratinti, kad jie gali patys įsigyti ir kad tai yra kaifas. Taip. Bet ir viskas. Tai va. Ar yra dar klausimų? Tai kas ten dalyvaus pas mane toje akcijoje Semimaster? Kelkit rankas, aš iš karto tada Užrašyk mane, aš pabandysiu. Sako, Laima, taip sakai, aš padarysiu. Aš tikiu, aš galiu padaryti. Šaunuolė. Ir kaip sako, čia man, čia apie mane, čia aš. Gerai, Laima, sekantis. Aš Daivutė, Daiva. Negirdžiu trečio žmogaus. Regina, ką reiškia, tu nepasakei nieko? Mes kartu su Daiva, matyt, vienu metu sakėm. Ai, ne? Neišgirdau, atsiprašau. Regina. reiškia, tai padarysim, jeigu. Jo. Tai gerai, Laima, Daiva, Regina, ane? Agne, norėtumėt išbandyti? Dingo Agnė kažkur. Agne, Aš jai parašysiu, paklausiu. Jo, Ai, ne. Pasipildžiau tą. Ar Bandyk. norėtų? Tai bandysiu. Bandysit, Agne, gerai. Nu va, 4 žmonės. Vilma, sakot ne. Nu, aš kol kas manau, kad ne, dar šiandien taip manau. Gerai, nu tai dar viskam laikas yra. Tai gerai, aš sukursiu atskirą grupę, įdėsiu jūs ir bandysim judėti. Gerai, mergaitės? Gerai. Tai kaip ir sutarėm, ne? Fokusas į tinklininkus. Agne, visi monatai, visi tropikai, visi... Monatas tavo merdėje, kiek aš suprantu, buvęs. Nes jeigu Jūratė... Man gal porą mėnesių siūlė pargrįžti. Nes aš galiu pasakyti, jeigu Jūratė Petrulytė, ar kaip jos ten vardas, ne Jūratė, nežinau, išėjo į sceną ir pradėjo šampūnais prekiauti, blogytin reikalai. Ta iš Lietuvos? Ne, jinai iš Amerikos. Ai, nu tai jinai palauk, tai jinai, kaip jos vardą, o pamiršau jos vardą, tai Neringa. Neringa Petrulytė, jo, Neringa, jo. Ką padarė? Jinai prekiauja šampūnais, jinai pradėjo dėti savo akcijas, jinai ilgai laiką nieko nedarė, jinai tik motyvavo vis. Jo, jinai buvo dingus kažkaip iš viso. Jinai nedingus buvo, jinai motyvavo aukštam lygiai, darė mokymus visokiausius. O jeigu žmogus išeina, vėl grįžta ir šneka apie šampūnus ir apie tai, kaip faina kompanija, vadinasi, ten blogai. Tai va, tai labai nuoširdžiai rekomenduoju Monatą fokusą sudėti, labai nuoširdžiai rekomenduoju sudėti fokusą į FM, ten irgi nelabai kokie reikalai. Iš FM daug kas pabėgo, girdėjau, irgi ne kažką. Jo, irgi ne kažkas, tai kas pabėgo, kas dar nežino, ar gerai pabėgo. Ta prasme, gaudyti reikia. Dabar visi persimetė FM šikai Čioganą, mačiau, labai daug kas persimetė. Čioganą daug kas perėjo. Jo, labai daug kas į Čioganą perėjo. Čiogano kas? Čiogan, prancūzai, atsiprašau, italai, man atrodo. Italai, ten pas juos valymai, kvepalai, kaip ir lenkai, viskas tas pats, man tai ar mišky, ar čioganas, tai yra tas pats. Tai va, tinklininkai visą laiką yra saldus kąsnis, nes jie yra apmokyti, suprantat, pavyzdžiui, aš esu saldus kąsnis, Agnė yra saldus kąsnis, Daiva, Regina.
Vilma saldus kąsnis. Laima va, po pusės metų irgi bus saldus kąsnis. Nežinau. Būsi, tau taip Galbūt, atrodo. nežinau. Tau taip atrodo, žinok. Čiagi verslas, tu išmoksti visą tai daryti ir viskas. Ir tai yra profesija. Dar vieną profesiją turėsi, žinai. Tai va. Ar yra kokių klausimų merginos? Nu, tai aš tik tai noriu priminti, kad reikia apie banko sąskaitą Aš susitvarkyti. viską šitą sutvarkiau, jau Jo. užklausiau. Ir, nu, kaip ir viskas jo, ir tada, nu, palaikom ryšį, reikia kiekvienas, kad pasikviesti į šitą, į Facebooką kaip Žinote, draugus. kaip darom? Draugus būtinai pasikviečiam, va teisingai Laima sakai, atsiprašau, kad pertraukiau. Ir vat, kad nepamešiau minties, įdedat postą, įdėkite nuorodą posto į mūsų čatą. O koks mūsų Grupė, tas čiatas yra, palauk, aš net. Atomi dainos dedam, nu tai Taip, kad ten Atomi- darbinis. Nu tai Ok. darbinis čatas, mes ten visos esame. ar tai grupės postą, kurį grupė dalinamės? Nu jo, kur tu daliniesi tuo postu, ne, ką pasidarai, bet tai ne, nu aš labai rekomenduoju pereiti prie tokių atsiliepimų, postų atsiliepimų. Kodėl man gerai, vat aš atradau, aš naudoju, man gerai, rekomenduoju. Tai Kodėl tą man postą gerai? gal tada geriau dėti į pačią savo Facebooką, o ne į grupę. Aš dėčiau, aš žinokite, iš vis, pas ne yra uždara grupė, aš pasižiūrėjau, kad nu, matomumo ten 0. Kai aš dedu pas save ant sienos, mane mato visi. Nu, aš irgi turiu grupę ten irgi. Dar kaip įdedi kažką tai pati ant savęs demonstruoja, kaip ten tie pieši, Taip, taip, taip. Ir pastebiu, kaip aš pati ką darau, daugiau peržiūrų. O Taip. kai vaizdžiau mergaitės, kurios darėsi, jos tikrai darėsi, tai mažiau peržiūrų. Nu, bet gerai, o rezultatą turi iš to kažkokį tai? Vieną parašė, bet taip ir neprisiregistravo. Va. Tai vat aš sakau, kad supranti, kaip yra. Aš sakyčiau, strategija labai paprasta. Dedi vat ant savo sienos, ne? Aš tai darau, pavyzdžiui, mano siena, aš tai darau, aš keliauju, aš viską, žinai, va dabar kaukės pradėsiu dėti, sakiau, žinai, žinai, kad aš tai darau, kaip aš atradau parduotuvę, pradėsiu pasakoti, ne? Ir mano tikslas, kad jie visi matytų, bet aš tuo pačiu ieškau žmonių. Man labai fainas tavo buvo tas tom dėžėm, Noni. Ir kaip tu geri tas sultis, aš išmokau, kaip gerti jas. Ai, tu taip nemokėjai? Aš tarp kitko irgi taip nedariau, aš Jo. susiveržiu ir taip elegantiškai. Jo, ir man labai, pasiilgsti. ir sakau, vyrui, žinai, sakau, va Daina, sakau, taip rodė, žinok, sako, o tiksliai, sako, visai. Va, Nu, labai patogu. tas fainas labai, ir aš paviešinau, žiūriu, mano sesė, žinai, Va, palaikino. supranti, kaip yra? Jo, tu supranti? Tai, o kai tu dar pasidalini svetimo video, aš, pavyzdžiui, tavo to kosmetikos salonų, kur tu Amber tą darai, irgi paviešinau, Nu, ne? jo, aš matau, kad tu visą laiką mano Aš visų viešinsiu ant savo sienos. Suprantat, kuo mūsų daugiau, kuo mes daugiau apkakosim tą jukėjų, tuo bus geriau. Suprantat, kaip yra? Pamongionas pasakė taip, kai tau bus labai blogai, ateik prie, mes su juos šnekėjom tada, kaip tik prie Edinburgo pilies stovėjom. Ateik prie šitos pilies ir prisimink, ko tu norėjai. Tai va, žinokite. Jūs turite savo nuspręsti, surasti vietą, kur kai jums bus blogai ir nieks nesiseks, kur jūs nueisit ir pasakys, aš taip norėjau. Man vyras nupirko žemėlapį, man prieš nosį, aš negaliu parodyti, ką va žemėlapis. Visas jukėjus. Aš nusipirkau šiandien stikus, pradėsiu dėti kokiuose miestuose pas mane kas yra, suprantat. Jūs privalote, merginos, čia yra pinigai. Aš ant tiek dievinu daryti pinigus, man tai patinka, kai kiti uždirba pinigus, jūs neįsivaizduojat. Aš kažkada dirbau degalinėje, stovėjau, aš neturėjau pinigų, man elektras išjunginėjo. Aš galėčiau pasakoti irgi jums istorijas labai didelės, supranti, Nu, kaip tai aš. visi mes Mes praėjom. visi pro kažką praėjome, ypatingai tie 90-ieji, supranti. Bet aš labai gerai atsimenu, kai aš stovėdavau tos Statoil degalinėje, žinai, pardavėja, tada dar paprasta pardavėja buvau, žinai. Žiūrėjau pro langą, žinai, ir tie skaitliukai, žinai, kaip automobiliai gipilasi, žinai, tą kūrą, žinai. Man ten babkės judėjo, jūs neįsivaizduojate. Žinai, tas skaitliukas, tink, 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 tink. Žinai, tais laikais, žinai, kaip sakant, ir aš žinojau maržą, kokią 19 centų nuo kiekvieno litro. Ir aš taip, blecha, kaip čia sukasi viskas. Va, tu supranti? Tai va, taigi čia yra tas pats, suprantate, kaip yra. Reikia gerai padirbėti, apkakoti visą tą jukį. Žinokit taip, po 10 metų čia bus žmonėm jau sunku dirbti. Bus sunku, pas ką čia? Ramzis čia tavo? Atsiprašau, skanu. Jo.
kažką. Jau Tai va, metas, pusė 9. bus jau sunku pradėti kažką daryti. Dabar yra ant tiek paprasta. Mes grietinėlę. Aš marketologė, aš jums pasakysiu, čia kaip gal Maslau piramidė. Jūs nuėmat visą grietinėlę. Pasakė ne, kažką ne tą lepteliot, popika, eini sekantis. Nereikia rinktis žodžius, ką aš neteisingai tau pasakiau, ką aš teisingai. Kadangi nieks nežino, gali žaisti kiek nori. Suprantat? Čia tau ne kažkoks MV, kur ten jau visi žino apie tą MV ir neturi teisės nusišnekėti. Neužmirškite apie tai, kad Atomy tai yra ta pati Kalmar gamykla su 28 laboratorijom. Mūsų visi produktai gaminami yra Kalmar gamykloje. MV, Diorai, Nioskinas, 6, visi ten pat sėdi. Tik tai jų kaina, o mūsų kaina. Premium klasės visi produktai. Mes turime galimybę Atedži Moilą iš Atedži Moilo, ten išsištiek. Iš Atedži Moilo atsisiųsti, ane prekes? Taip mokam už DHL, taip sumokame ten tą, reiškia, taksų mokestį, bet vis tiek apsimoka. Vis tiek produktai nėra brangus, suprantate? O kokybė kokia? Išgryninti. Mūsų visa kosmetika yra, aš kažkur net užsirašiau tą žodį, tik apačioj palikau, yra anti-agingas, yra de-agingas. De-agingas, jo. De-agingas. Jauninti. Jinai grįžta atgal, jaunina, tos žandukus papučia, tus pakelia blemba šitus reikalus. Man reikia neužmiršti kasdieną tai daryti, aš ir tai užmirštu. Višta. O kur dar kaukės? O kaip skin boosteris, tarp kitko, tu darai dabar, kaip tau, kaip kosmetologai? Pasakyk, prašau, Laima. Žinau, aš nežinau, aš dar su jom nedariau, bet man, žinok, tiek rinkiniai eina jie taip išė. Parsiduoda. Tai gerai, tai labai gerai. Tai ką aš galiu, tai dėl to negaliu tau nieko pasakyti. Supratau. Aš užsisakiau su to boosteriu, tarp kitko, skin boosteriai va čia gavo dovanų, vadinasi, vėl grįš jie į rinką, tie skin boosteriai. Nioskino aparatai kainuoja po 300-500 svarų. Mūsų tas skin boosteris 150 svarų kainuoja. Jisai nerealus yra tuo, kad jisai yra namuose, gali su juo daryti. Tau tai ten iš viso galės ir nuomoti namus su visu to rinkiniu. Klondaikas visiškai, supranti, žinai. Tai reikia. Aš galvoju, kad ten, žinai, sugroja tas įpakavimas, aš nežinau, aš tiesiog nesuprantu, kai, ir atrodo, ir nėra taip jau, žinai, labai pigu, tas Synergy rinkinys. Jo, Synergy. Ir atrodo, žinai, tikrai, ir aš ten pasiūlau jau ten, pavyzdžiui, sako, reikia serumo, kaip pavyzdį. Aš sakau, tai yra variantas absoliuto serumo, ta mėlyna ampulė, su pakavimu viską. Ir parodau šitą, sakau, žiūrėk, yra skirtumas, šitas veikia labai gerai, čia yra tam, o šitas reikia jau, ir žinau, pasirenka tą. Tai gerai, bet žinok, sekantis rinkinys bus absoliutas, nes ta Synergy 1-2 kartai į metus. O absoliutas kasdienė priežiūra, tu supranti. Va dabar tam, o paskui sekantis bus absoliutas, bet tu žinok, nesiūlyk atskiraplis, siūlyk visą rinkinį. Visas rinkinys veikia nerealiai. Nes, pavyzdžiui, Daiva irgi visą rinkinį naudoja absoliutą. Pasidalink biškį, irgi. Labai man geras. Dabar aš tą jau absoliutą ampulę baigiau, nes aš ten pyliau, mano sausas veidas. Tai aš dabar vietoj to absoliutą ampulės tą Synergy rinkinį naudoju. Jau vieną savaitę išnaudojau, dabar jau antrą savaitę. Ir kaip? Man labai gerai, dabar jau ir mano veido mažiau reikia, jisai jau jaučiasi toks apsisotinęs, jau ir to visko mažiau reikia dėti. Pirmom savaitėm aš čia negalėjau, viskas, atrodo, čia susigeria. Ir ant veido labai matosi, dar turiu tokį iš Temu nusipirkus, irgi tokį kaip su sakau, šokus otelė. Nesako, reikia kažką naudoti, kaip tas ampulės naudoji. Išknisau viską, ką aš čia turiu, radau tokį. Ir jaučiasi tai biškai, tik. Ir varau per tą veidą. Skin boosterio neturiu dar. Tai tikrai efektas matos. Tai va, mergaitės, viską apsišnekėjom.
žinokite taip, klausimai kyla į chatą ir nepadaro. Tas čatas, ta Anatomy dainos, jis turi būti gyvas. Kol mes klausim, tol mes uždirbam ir tol mes turime, kaip sakant, ko dalintis. Padarėt postą, paimėte nuorodą ir įdėkite į tą chatą. Tada viso žinosim ir iš karto nueisime ir palaikinsime. Ir aš kaip suprantu, postą geriau daryti ne su nuotraukom, bet savęs kažkaip tai reklamuoti. Daugiau su produktu. Visą laiką buvo, kad save reklamuoti. Nu, bet ne visos gi nori, žinai, kaip yra. Nu taip, bet tai ten video, ten taip nuotrauką padaryti, nes iškart peržiūrų kitoks skaičius. Kur tu pats save. Aš galvoju, kad pagal nuotaiką, aišku, geriau, kai yra rezultatas yra iš karto parodyti, na, aišku, mes negalim, nes aš tik tai pradėjau naudoti gal 2 savaitės, aš galiu parodyti kažkokį produktą po procedūros, kaip suveikia, bet ten, pavyzdžiui, kaip noni geri, tai vis tiek reikia kažkiek ar 2 savaičių, ar savaitės, kaip Agnė sakė, kad jinai pagėrė 2 dienas jau jai matėsi. Tai vat reikia būtinai prieš ir po. Kad žmogus matytų ir tas labai suveikia žmogui, kai jis mato rezultatą. Jo, ir pavyzdžiui, netgi trumpas stories, pasidalinti, išgėriau, atrodo, kas čia gali būti tos sultys, 2 dienas išgėriau, prašau. Ir nebijokit filmuotis. Pavyzdžiui, tas su nonim sultim atsisėdau, žinokite, blemba, žinok. Tai tu iš šaunuolė. Aš pagalvojau, yra fantastiškos priemonės, yra InShot tokia programa. Reikės padaryti atskirą zoomą. Yra InShot. Metam kainuoja 12 svarų. Yra juokinga. Ten daro stebuklų. Ten ir taip. Kažkas CapCut'ą tą naudoja. Aš taip ir neišmokau su juo. Aš naudoju CapCut'ą. Aš neišmokau su juo naudotis. Man jisai neaiškus. InShotas man aiškus, aš ten įrašyti balsą galiu, aš ten muziką galiu viršaus paleisti, aš ten nukirpti, prikirpti, pakeisti, formatuoti. Man labai patogus. Aš ten, žinai, galiu ir tas stikerius uždėti, ir ten tie visi garsiukai ten yra. Ten labai daug visko yra. Ir jinai labai 12 svarų metams. Tai yra svaras vienam mėnesiu. Tai čia toks ekonominis režimas, kaip sakant. Yra Canva. Man atrodo, aš dar turiu laisvą accountus. Aš nežinau, reikia pažiūrėti. Reiktų Jūratę išmesti, bet negražu taip šnekėti, jeigu kažkam reikia tos Canvas. Nes, tegu ieškosi, kam reikalingi, žinai. Aš naudoju Canva, bet aš naudoju nemokamą savo reklamai. Matai, bet kaip profesionali ir, pavyzdžiui, mes ten 5 grupė esame, tai mes ten susimokam, pasidaliname 5 dalis ir metam susimokam, ten, aš neatsimenu, už kiek mes ten gausi, po 20, po 3, neatsimenu. Nedaug kažkas. Kažkas, tai juokingai ten gaunasi irgi, vienu žodžiu. Viskame reikia žiūrėti naudą. Viskas, mergina, žinokit, gerklė kimsta juodai. O tai šeštadienį bus Peterboro, kvies žmonės. Tai rytoj žiūrėsim, Agnė bus užduotys įsiuntinėti, aš per breiką išeisiu, pažiūrėsiu, kaip postą dės, dar parašysiu po postų ką nors. Tai lauk, Peterboro, december šeštadienis, ne? O galima sužinoti Vilmos pavardę ir Agnės, kad pakviesti? Facebookus, susidėkit savo Facebookus į grupę. Bet jo, arba pavardės, aš matau, Reginos yra pavardė, Daivos yra, o Vilmos ir mano nėra netgi. Aš parašysiu Sankauskienė. Prokopenko. Kaip? Prokopenko. O Vilma? Sankauskienė. Stankauskienė. Vilma, pas mane irgi drauguose esate, ne? Jo, bet ten gali išmesti 2 Sankauskienės, nes yra irgi Vilma Sankauskienė. Mane tai, aš tokia žalia suknelė. Aha, o aš tai Laima Laugalė nebūsiu. Vilma pakviečiau. Mano tik tai vardas. Vilma pakviečiau jau į draugus. Aha, jau Laugalė. O kas tą myliu pas mus? Rita. Rita čia? Taip. Tai visas pakviesiu irgi tai. Per Dainos grupę galima susikviesti vieną kitą. Jo. Per mano grupę, žinokite, dėkite ir žinokite taip, merginos, labai planuoju padaryti naujoką mokymus, labai svarbus naujoką mokymus. Dabar iš patyrimo, dar toks niuansas, dabar prisiminiau, dariau užsakymą lietuviškam akaunte, lietuvišką kortelę mokėjau, ne?
ir man paskaičiavo keitimo mokestį GPM. Išsiunčiau paklausimą į Europos sandėlį, kol kažkaip negavau atsakymo. Būkite atsargios. Nesuprantu, kaip taip galima. Europos akauntas, žmogus Europoje gyvena Latvijoje, naudojau Swedbanko kortelę lietuvišką, eurai visur, o pakeitimas man exchange mokestis įvyko. Tuoj gaus. Tai va, dar toks niuansas mažas. Turėkite omeny. Aš kai išsiaiškinsiu, pasakysiu, kaip ten viskas baigėsi istorija. Nes padariau dar kitai merginai irgi iš savo kompiuterio, kuri Vilniuje, iš jos banko kortelės ir ją exchange mokestį nuskaičiavo. O man labai keistai, du žmonės registravosi Lietuvoje, aš pati savo sesę priregistravau savo adresu Lietuvoje ir parašiau Lietuvoje ir man po to rodo, kad Vokietija. Vokietija normalu. Ai, Visi normalu. Vokietija, jo Vokietija, už tai, kad Vokietijos sandėlis. Nes aš ten pažymėjau, kad Kauno tas Taip, centras. taip, viskas tvarkoj. Germany, jo visi yra Vokietija. Taip, Ir nesupratau, galvoju, rašiau Lietuvoje, kaip bet šitą Ne, Vokietiją. viskas tvarkoj. Šitas momentas viskas tvarkoj. Visi, Net kas aš Lietuvoje patirties- registruojasi, sandėlis Aš pasidariau savo dar vieną seserį pridėjau. Jis sako, aš nelysiu tavo tą sektą, sakau, jau ir indai, aš tave registravau Lietuvoje. Sakau, man reikia, žmonės, pavyzdžiui, nenori registruotis kai kurie, tai aš galiu, sakau, persiųsti savo atidaryti ir persiųsti adresą, užrašyti ir nusiųsti. Jo. Tai viena iš čia taip siūlė, bet kažkaip nutilo, nori, negalėjau prisiregistruoti, sakau, aš tai galiu, sakau, tau atsiųsti, tu tik tai pasakyk savo adresą, aš tau atsiųsiu pati, pinigus man pervedė, tai kažkaip nutilo. Dar vieną kartą prašiau nieko, tai galvoju, nelysiu. Nieko nepadarysi, žinai, vis vieni. Aš dar norėjau pasiklausti dėl siuntų atsiėmimo, kaip ten užtenka, kad Telegrame parašys vardą pavardę. Jie taip daro. Telegrame jie skelbia pastoviai, kieno vardu gautas siuntos. Tada reikia nueiti į tą Kauno švietimo centro puslapis yra sukurtas. Aš įdėsiu į Atomį Lietuvos tą puslapio nuorodą, ne? Ir ten vietoj tam puslapį reiškia, kieno vardu gauta siunta, kokį paštomatą pasirinkai, sumokė 3 eurus ir ten automatiškai sekančią dieną išsiunčia. Nes aš noriu daryti savo Lietuvą, metu tą būsterį ir tą rinkinuką. Tai va, aš pasidariau būsterį ir rinkinuką. Būk atsargi darydama užsakymą. Jeigu darysi iš GPP kortelės, tai viskas tvarkoja tas exchange mokestis, supranti. Bet aš dariau iš Swedbanko kortelės. Aš iš Revoluto, aš neturiu lietuviškos sąskaitos. Aš iš Revoluto kortelės. Eurinės, ne? Mhm. Tai vat vis tiek, taigi aš tau ir sakau, būk atsargi, nes man gavosi eurai, o padarė keitimo mokestį, aš šokęs. Aš su banku susisiekiau, bankas pasakė, šnekėkit su savo sandėliu, nes pas mus buvo nurodymas, kad reikia padaryti keitimo mokestį iš GPP. Bankas, žinai, jam pofik. A jūs žinot, kad rankų kremas mūsų šitas turi kolageną? Aš nežinojau. Ką tokį? Kolageną. Ar kolageną, ar hialuroną? Hialuroną. Sorry. Taip, Aš šito neturiu, aš turiu tuos mažiukus rankų kremus nusipirkus. Patinka? Ir citrininis, ten rožinis ir, man atrodo, guonų. Ten sakė kažkaip spa visas, vienas paskui kitą jos reikia teptis, ar tiesa? Tai ir po vieną aš tepu labai daug duoda jau. Užtepi jau rankos švelnius. Ir kojom nusipirkau ir šveitiklį, ir kremą. O kaip kojų viskas gerai? Labai gerai, man patinka. Ir tą Kremą šveitiklis nebandžiau, labai gerai. aš irgi šveitiklį nusipirkau. Ir kremą bandžiau, aš ir kūno lasioną nusipirkau, ir kūno prausiklį nusipirkau. Vienu žodžiu, Daiva visą Atomį rinkinį. Nu, man viskas taip, man patiko, man viską reikia išbandyti. Nu, žinokite, aš jums pasakysiu, aš ką nusipirkau iki šiol, aš viską, ką bandau, man viskas limpa. Nu, neturiu nei vieno, nu, neturiu net prie ko prisiknisti. Šampūnai irgi geri. Jo, žinai, šitie pačiai, žinai, po akimis, ne? Nu, blemba, slidinėjo jie man žiauriai. Kas čia man pasakė, įsidėk į šaldytuvą, pamatysi, kaip bus gerai. Įsidėjau šaldytuvą, viso prilipo idealiai. Ir marčiai pasakė. Mačiau vieną rodo, kaip tuos pačius nuima nuo veido, įmeta su vandeniu stiklinį ir jie ištirpsta ir dar paskiau nuprausia veidą. Viską galima. Žinokite taip, yra kaukių, dar yra vienos kaukės tos dieninės vadinamos, ne?
o kitos kaukės yra tos gelinės, ane, tos didesnės Mhm. ir brangesnės. Tai tos gelinės ir toje pačiai eikit į vonią, meskitės, ištirpsta viskas. Visos tos pačios jūrų dumbliai, viskas yra, nu, va, visos tos medžiagos, kojų vonelė, rankų vonelė, nežinau, kaip ten su veido prausimosi. Man atrodo, čia periboras jau yra, žinai, kaip sakant, čia kaip pradeda, žinai, kompanijos, pavyzdžiui, ten koks nors kremas su lijošim ir pradeda gydyti žaizdas, rožės, visas ir taip toliau. Man visą laiką taip mistika visą tai būdavo. Ir ten, žinai, močiutė sėdi ir pasako apie tai, kaip jos išgyjo. Nors, pavyzdžiui, Chemochimo, ten va tokia Regina Masaitė, ne visai mergos nesenai dalinosi, nu, jinai išsigydė rožę, labai rimtą rožę, tas nuotraukos ten tragiškos buvo. Būtent su chemochimu išsigydė rožę. Galiu pasakyti dar daugiau, pas mane Birmingeme yra vėžių serganti moteris. Mhm. Vat Aš norėjau jos, paklausti. aš jos ne šitą patį visiškai neverbavau, aš labai bijau tokių žmonių. Nu, žinote, jie žmonės turi lygą ir labai baisu jiems suteikti tą, žinai, nu, aš nežinau, kaip ten Viltį kitos tokią. kompanijos nebijo, žinai, tokių dalykų daryti, žinai. Va, bet jinai užsiregistravo per mano tokią Taniną iš Birmingamo. Va, jinai viską perskaitė. Jinai absoliučiai viską perskaitė, jinai absoliučiai viską išsiaiškino. Ir aš su ją pokalbį dar turėjau ir aš sakau, žinokite, sakau, pas ją chemija, nespinduliuota, vienu žodžiu, ten blogai, pas ją viskas labai blogai, vienu žodžiu. Jinai šiuo metu geria, jinai pasirinko noni gerti šiuo metu, sakė, idealiai. Tiesiog aš galiu gyventi, nėra to baisaus vėmimo tokio, žinai. Ir dar jinai iš Korėjos užsisakė stomach daily care, man atrodo, nu, vienu žodžiu, skrandžiui. Idealiai, tiesiog nerealiai. O prieš tai gėrė chemochimą iki švitinimo, sakė, irgi mažiau, geresnis efektas. Chemochimas padeda, jisai naikina NK ląsteles, ane? Ir jisai imunomoduliatorius, ir kaip ir nonis sultis, jis prisitaiko ir visą organizmą. Mes net nežinom, ką jis ten tvarko. Aš kiek atsimenu, kai žiūrėjau šitos Dianos apie produktus, tada kai buvo Diana, tas ilgas tas zoomas. 3 valandų, Tai jo. kiek atsimenu, tai Diana sakė, kad noni sultyse yra kažkoks elementas, kuris sunaikina jungtį tarp piktybinės Taip, jis tiesiog ląstelės ir uždaro, jo. nukerpa maistą, Jo, negauna nesimaitina, piktybinės ląstelės maisto ir taip Jo, tai labai teisingai sakai, jos nesimaitina. Jos kažkaip apsivinioja ir uždaro tą, reiškia, jungti maitinimas. Tai va, tai vėžininkams, jisai sukurtas chemochimas yra vėžininkams, jisai sukurtas chemochimas yra, kadangi ten pas juos labai daug atominių elektrinių ir labai daug žmonių dirba atominėse elektrinėse, tai yra iš tikrųjų valstybinis užsakymas, 8 metai buvo kūriamas, 3 žolytės, 8 metai. Aš nežinau, kiek ten fermentacijos procesų yra, man atrodo, 5 ar 8 fermentavimo procesai, labai ilgai, vienu žodžiu, ne? Ir jisai absoliučiai, jeigu tu jį geri, tu tvarkaisi savo, iš tikrųjų realiai tai yra jaunystė, tai yra tvarkymas organų visų, tai yra, nu, viskas ten yra. Imuniniai susirgymai, pasirodo, autoimuniniai susirgymai, depresijos, tarp kitko. Nerviniai susirgymai, po to vėžiniai susirgymai visi, kraujotakos cukrus, sistema. kraujotakos, nu jis viską tvarko. Tai čia ir noni panašiai tą patį daro. Noni biški kitaip. Noni kitaip prieš uždegiminis jis labiau. Ten nuo skausmo 50%. Jo, jisai ir skausmą nuima, jisai labai gerai prie šitų, prie skausmo, prie... Jo, prie menopauzių visų, prie skausmo, irgi vėlgi prie tų imuninių, kadangi jisai prieš uždegiminis, nes sąnariai, kaip taisyklė, visi Ten daug būna. amino rūgščių yra. Jo, ten labai virškinimas, ten viskas. Ir tiesiog. vitaminų. Svorio reguliavimo. Nu, žodžiu, man noni patinka. Patiko, ne, Laima? Labai. Aš sakau, aš užsakymą darausi, nes aš žiūriu, kad mes visus metus gertume su vyrus. Aš neplanuoju net nutraukti, nes aš žinau, kad sergu vilkligė, pas mane labai bjauri liga. Bet nebus to paskiau periboras, kaip sakau. Ne, jį pastovi. Jie ten sakė, iš vis butelį laiko šaldytuvė, mumionas. O pavyzdžiui, kai tu sakai, tas butelis bus, tai iš jo turbūt patogiau, gal kaip namuose. Aš nežinau, žinok. Aišku, jis kainuos brangiau, reikia išsiaiškinti, žinai. Labai gerai dabar tas, pasiemi savo kelionę, pavyzdžiui, tas kolagenas arba tas granatų tos želė,
sau įsimetė į tašykę, kur paėmė, suvalgė kaip saldainiuką. Patiko tau paskui- granato, ne, Oi, kaip? labai skanu, aš tai labai nemėgstu, man jos rūk, bet aš čia valgau kaip saldainius, norisi dar imti, nors vieną kartą į dieną reikia. O nuo ko O tos kaip- granatai, tie granatai, vat atsimenu, Aš irgi moteriškam grožiui ten irgi viskas imuninė, čia daug kas irgi. Bet šiaip daro. granatai labiau orientuoti yra į moterišką lytinę tą visą Nu, taip jo sistemą. ir duoda ten visą šitą. Ir Moteriškumą reprodukcinė- suteikia labai gerą. reprodukcinė. Reprodukcija libido gal prie- atstato tą. Jo, ne? libido prieš menopauzę, Nu po va. menopauzę, vat visi tie Kai reikalai išgersiu tą skausmai. dėžutę, tai pasinešiu. Jo, jo. O O vyrams yra, kolagenas- o vyrams yra kiti reikalai. O kolagenas tai kiek geriau pats skaniausias man šitas. Oi, labai skanus. Ir svarbiausia, kad jis kartu Aš su niekada vitaminu C. nepamirštu išgerti jo. Aš irgi dar šiandien vakarais geriu, nesako vakarais reikia Jo, gerti. kolagenas reikia vakarais gerti. Jo. Nu, Labai skanus. Labai. skanus. Ten gali išgerti visus iš karto. Nu, Nu ką, Skanu. turbūt gal. Viskas, merginos, žinokit, gerklė mano visiškai, Jo, aš viskas. Einam jaučiu ilsėtis? tiesiog. Jo, Einam stabdau, ilsėtis? palaukite, stabdau įrašą.